Psichinis ligonis, jeigu tu žmogui, aš žodžiu ir kamerą tiesiai tiem žmonėm, kurie tai daro, jūs esate psichiniai ligoniai, jeigu jūs dovanojat gyvūną kitam žmogui. Esu dovanos. Nu tai tu psichinis, esi. Kažkodėl nusprendėm katę, tipo, bet juodą, mažą katę iš prieglaudos. Blet, psichinę katę padovanoju. Klykė, rėkė naktį, sako, neduoda mėgoti, šiai hujarinu pieną į burną, blet. Jinai rėkė, sako, pieninė burna visą. Tu man tai čia dovana, blet, sako, nahui tu tokiam dovana. Padovanojo, tipo, bičas, prifotkinęs savo BB į fotiką, į galeriją. O, ble, šiandien dainutės gimkė, kuo? Ble. Dar ten geriausias kadrus atrink. Ja. Ne. Ble, čia spalva ne visai, ne šviesa, ne tokia, o čia mėlynas koks plėtušas. Ble, čia balansas. Na, čia tos baltos spalvos. Įstumė ir tiesiog kažkaip supypsi, karočią to draugelio, tašė ir tas toks bičas. Bomba. Va, apšėtų, seniai, nulis apsikrovimo. Tai gal bomba supypsėjo. Mane už rankytės, mantuką ir alvidėlį, kur už rankytės visus surinko. Čia nusivedau už užuolaidos mus. Sako, nusirenk. Tu, seniai. Kaip čia reikia pradėti tas podcastas, žinai? Nu, matai, mum abiem pirmas kartas, nežinom abu, kaip pradėtas podcastas. Aš žinai, kaip jaučiuosi, toks, kad aš atėjau į svečius. Žinai, kur būna, nu, tipo, nes... Kad aš jau turiu tavęs klausti. Jo, nes mes, nu, tu niekada pats nevedi tokio dalyko. Tai toksai, aš galvoju, kaip čia, žinai, reikia kalbėti, kad nebūtų intervas, žinai, tarp mūsų. Bet gal nebus. Sugalvojom podcastą padaryti. Taip, tiesiog random. Kažkokį tai... Tarsime, greičiausiai dueto, kurio tikrai niekas net negalvoja, kad jis gali būti ir net neprašė, kad jis būtų. Ir mano neprašė, žinai, net neprašys niekas. Pasižiūrėskis, šitie du matė. Na gerai. Tai supratom, kad turim daug bendro, apart to, kad vardai yra vienodi. Kad esam gimę lapkritį. Abu skorpionai. Jo. Abu kažko kitais humoro jausmą turim. Ir abu bedarbiai, realiai. Jo, abu bedarbiai. Tai tiesiog... Podcast'o pavadinimo dar nėra, jokio, bet ką? Nu tai gal dabar jau kai išleisime jau bus. Ja, jau kai jūs žiūrėsit, tai jau kažką būsim sugalvoję, bet čia yra pilotinė, jau gaunasi pilotė, ar ne? Jo, čia šitą rytoj išleidžiam. Nu dabar įrašom ir rytoj jau leidžiam viską. Tu galvoji, šiaip ant bairį pisam tokį? O tai mes nesitestuosim net nieko, ne? Tiesiog iškart varom. Testuojam, pasižiūrėk, operatorius kampė sėdi, viskas, pats sėdi sofa, temos yra paruoštas viskas. Tu buvai dabar tik išvykęs į Maroką, Marakešą. Jo, buvau Marokė, buvau Budapešte ir Marokė, žodžiu, čia 2 savaičių maždaug bėgi, o tu pats buvai Amerikoje, tai va turim... Aš buvau Amerikoje, buvau Sardinijoje. Mano tai kelionė visada prasideda nuo oro uosto, man yra juokingiausia vieta, oro uostas apskritai, nes aš kai esi dirbęs oro uoste, nu ne oro uoste, bet su lėktuvais ir tu žinai tiesiog šiaip daug dalykų, tai man labai visada būna įdomu stebėti žmonės tie, kur keliauja ir jie nežino, kaip keliauti yra, ką reikia daryti. Ir tu vat žiūri to žmonės, ir ten tarp jų esu aš, vienas iš jų esu aš, kur tiesiog įeinu. Ai, tau visatą, nežinai? Tai aš visų pirma bijau žiauriai skrist. Ai, tu bijau aukščio skrydžio pačiu? Aš mirt bijau. Aš bijau mirt. Bet tu mir gali ir čia, realiai. Aš galiu, bet ten yra tokia tikimybė, kad jeigu kažkas blogai jau jeigu neišsigelbėsi. Jeigu pilotas pasakys, kad žinokit, bandysiu gelbėti, tai žinok, kad neišgelbės tas. Bus labas. Jo. Nu, okei, aš apie tai negalvoju, aš kaip tu galvoju, kad man skrydis yra kaip tik smagu, nes tu žinai, kad tu varai, nu, kur zaibys bus, žinai, kur tipo varoto sagauta, arba tai tu žinai, kad tai kažką nori varai, tai man kažkaip tie skrydžiai nėra baisu. Plus stewardessu nelabai būtum buvęs, jeigu tu bijotum skristi. Bet aš kai variau dirbti, aš niekart nebuvau skridęs, aš nežinau, ar man nebus baisu. Aš visą protą, kad skraidys belie kiek čia. Tiesiog iš karto žmogus, tipo, all in varo. Dar lėktuvė gyvenime, jokiam lėktuve nebuvau buvęs ir toksai skraidė, jo, daug kur keliauja. Prancūzijoje, ten tas. O su tėvu, iš tikrųjų, Prancūzija su fūra buvo. Nuvarė. Kažkiek bent jau nemilavai. Jo, tai va, tai oro uostas, ne? Man yra žiauriai visada ir žiauriai juokinga. Vienas dalykas dar iki šių dienų, aš nesuprantu, nu, kokią bybę eina visi į tą lėktuvą verštis ir, nu, ten pradedam boardingą. Nu, nepradeda to boardingą. Stovi valandą laiko. Va, mes skrendam į Budapeštą savo nes. Sėdės, belė kiek žmonių. Kažkas yra nusipirkę ten su vizėriu skrendam, kažkas nusipirkę blet priority. Kur čia iš viso yra? O kas yra priority? Kas tai yra? Žmogus, kuris perka low cost'e, pigių skrydžių kompanijai priority, jis yra, nu, ligonis.
Jį reikia vežti gydyti. Jį reikia gydyti, jam reikia kolą. Dabar aš tau paaiškinsiu, kodėl, blėt, reikia gydyti. Esmė tame, kad prioritis yra toks dalykas, kad tau ten gerai ten duoda, gal į saloną pasimti vieną tašį ten daugiau, nu žinai, tokių kažkokių yra, bet... Ai, tu kažkokį tai pliusą gauni. Tipo, jo, bet esmė tame, kad tau prioritis yra, kad tu, žodžiu, pirmas atseit prie lėktuvo durų nugazuoji. Gerai, sakykim, tėvo kaip ir zaibiščia, tema tokia, nueini prie tų durų, ne? Tu pirmas pasidedi, tipo daiktus ar kaip? Tai tiesiog pirmas atseit tave sako, nu dabar laipinam su priority. Ir ten stovi kokia viena, tau už 30 eurų nusipirkus tą priority, jinai praeina. Ne vieno, ten ne visų protų, 10 sekundžių. Dabar laipinam visus kitus. Jie karačia, suėję į tą dešrą, į tą rankovę. Smirda. Ta teta stovi prie durų. Bet visi tie bičiai ir panos ir aš tarp jų, kur mes nemokėm ne cento, esam už jos nugaros ir reikia pom į kuprą. Ir visi stovi toj dešra ir nieko neįleidžia vis tiek, nors tu prioritis ar neprioritis, tavęs nieks niekur nepraleidžia. Ir aš toksai žiūriu, žinai, ir galvoju. Lėktuvas, karočią, atidėtas vėluoja, aš įsijungiu flight radarą, pasižiūrėti, kur mūsų lėktuvas dar pusvalandis iki Vilniaus, sen, visi jau suėję, nes prioritis, karočią, visi jau suėję ten stovi, neapsipraut, valandą laiko žmonės prastovėjo, jie mato realiai patys, kad to lėktuvo šiaip net nėra, kur jie eina į kurvai niek, štai kaip ir vienas namuose iškrito iš tos rankovės. Bet vis tiek, ta prasme, jau jie... Jo, visiems reikia ir aš niekada šito nespratau, nu kam ten eit, ten tipo smirdė, šalta, karšta, būna, žinai, visi susigrūdė. Ir mes tokie sėdim su Vanesa, atvažiavo tas lėktuvas, visi sulipom, tiesiog tu visiegi įeisi. Aš jau irgi, žinok, išdrąsėjęs buvau, jau kur ten visus bordina, jau, čia dar eilė didžiulė, viskas tvarkoj, kursiuką kokį išaužinai, šaunu aikose kažką ten, rūkom, sako, viskas, last call, jau mūsų vardu, aš nemoku paaiškinti to streso, kuris yra, žinai, tavo vardą pasako, yra buvę. Deividas Alejūnas. Aikus gesini, nors nereikia gesinti, bėgi tiesiog, kur jūs, nu žodžiu, tai man čia yra baisu, dėl to aš būnu, aš maždaug į tą vidurį einu, žinai. Jo, bet tai nereikia tau, žinai, pačiam pirmam ten gazuoti. Žmonės, aš tikrai nereikia taip daryti, jūs įeisi tą lėktuvą. Nebent tu myži, nes kontrabandą veži, žinai, jau nori būti toks pareigingas, tai tipo jau. Bet dar yra, žinau, baris, kad tipo parduoda šiaip daugiau bilietų, čia gal kažkas sakys, bet parduoda daugiau bilietų. Nu, bet jeigu tu jau ten esi ir pasidėjai savo gaminus, sen ten jau gali būti parduota, neparduota, tu įeisi. Nu, žodžiu. Tai va šito dalyko nesuprantu, pažvengiu, ten paskui kažkaip pakeitė vietas, skrendam, pakeitė vietas. Turėjo būti lėktuvas, kur taip 2 kėdės yra, tik tai po 2 kėdės, žinai, bet pakeitė tokį, kur po 3 kėdės. Tai vietoj, tarkim, 11 A, B, C ir D yra A, B, C, D, E, F. Pakeitė vietas, tuo, kad tiesiog tavo yra A, kaip ir buvo, ir C vieta, per vidurį ta B vieta laisva. Sen, panika, na. Pėsda, tos laksto. Eik tu nahui daugiau, aš neskrisiu. Realiai, eik tu nahui, aš daugiau neskrisiu šitą kompaniją. Va dabar lipom, pakeitė bilietus prieš akis. Ir toksai, aš gal sėdžiu ir galvoju, nu, ble, tiesiog yra vieta ir raidė. Ką tu mokyklai, kur veikiai tiek metų? Kad raidyčių nesimokinai. Sės į vietą. Skaičiukai ir raidytės, blėt. Sudėkti juos atsisėsi. Ir šiaip, plus, taigi lėktuvė ten galima, nežinau, persimainyti su žmonėmis. Taip, tai jeigu ten kažkas sukeitė, tai žinai pasikeitė. Nu, bet žodžiu, tai va tokie žmonės, aišku, oro uostas apskritai yra tokia, blėt, užburta vieta. Ir ten žmonės žiauriai žmonės. Tu gali būti pats protingiausias, bet ten realiai didžioji dalis tiesiog tampa debilais. ten realiai, ten žmonės. Bet aš nesiginėjau, aš grinai toks pats. Man bet ten stresas tipo užčiumpa, blėt, kas tau yra? Man tiesiog yra stresas, man yra per daug numerių, per daug skaičių įvairiausių, per daug žmonių, per daug nuomonių, man yra per mažai alaus, aš ten visą laiką, aš bandau apskaičiuoti, atvaręs visą laiką bandau apskaičiuoti, kiek aš aliuko spėsiu išgerti, žinai, nes aš taip malšinu skrydį, čia mano vienintelis baimė, aš biškį įduriu ir aš noriu kuo daugiau įdurt, kad man, žinai, kuo lengviau, šoksi, kad jau man smiktų, kad jau sėdi ten, taip. Tai va, aš bandau visą laiką apskaičiuoti tą alaus kiekį, žinai, kaip, ir dažniausiai jau kai lieka pusę, aš suprantu, bravo, nu dar puselę ir dar vieną užsakysiu. Išgeri puselę, užsakai vieną ir jau viskas, ten last call ir taip toliau, žinai, tai jau sugeri, žinai, visą. Na, aš suprantu, kad ta vieta baisi, nes gal ten daug yra taisyklių. Nu, gali, aišku, prisidirbti, prisižais, gali prisišnekėti. Kaip mes buvom su bomba, blėt, prisišnekėti. Nu, kaip ne. Kas buvo su bomba? Blėt, nesąmonė buvo. Karočią, skridom 3, aš, Mantelis
Ir draugas toks mūsų buvo, žodžiu, skridom atseit į Kiprą atostogauti. Aš turėjau, kadangi dirbau vizierį, turėjau nemokamų bilietų, paėmiau, karočią Bernam bilietus, durėm į Kiprą palisėti. Atvarom, pro tą security ten tuos mūsų lagaminus, žinai, stumė ir tiesiog kažkaip supypsi, karočią to draugelio, tašė. Ir tas toks bičias. Bomba. Apšė, seniai, nulis apsikrovimo. Tai gal bomba supypsėjo? Viskas taip, mane už rankytės, mantuką ir alvidėlį, kur už rankytės visus surinko. Mes tokie stovim, sakom, taip, tai jis debilas yra, realiai, sakom, jis durnas, sako, jo, aš durnas, debilas, sako, aš nesąmonį paskau pajokavau. Ne, sako, vyrukai, jau jūs neskrendat niekur, žinok. Ten realiai, tarsi, iki skrydžio yra iš vis likę gal kem minučių, nes mes atėjom, žinai, tiesiog praeit, lagaminus pridavim praeit ir eiskrės, žinai. Ne viskas, sako, niekur neskrisit, pizdam, seniai, aš parinas. Mane labiausiai tas dalykas kikina, nes aš dirbu ir man gėda, aš visus to žmonės, blėt, kas va čia security checkina ir taip toliau, aš juos pažįstu. Ir man dabar sako, tu jūs niekur nebeskrisit, einam, karočią, nusiveda už užuolaidos mus. Taip va, ten, karočią, dirba jaunas bičas iš, gal žinau, Stimo Media, žodžiu, broliai tokie du, Artūras ir tas. Blet, iškrito vardas, nepyk žodžiu. Jo, be žodžiu. Ir tas, karočią, jaunas bičas, dar jisai, man atrodo, jis mano metų jo, sako, nusirenk. Sen. Palauk. Jisai Stimo Medijos broliai. Jie būtų dirba anksčiau, žodžiu, jo, ten oro uoste, žodžiu, prie čekinų, kur tai ne per duožinį. Įsiveda mane į tą užuoldos kambariuką, sako, kur man nusirenk. Blet. Iki realiai, ta prasme, jo, birka. Taip. Iki gabalo. Taip, seniai. Ir aš stoju prieš jį. Pakėlė jisai, tipo darė tą. Nėra ką keltai. Papūdė. Aš taip galiu stovėti ir nieko vis tiek, žinai. Nu ir žodžiu, sako, nusirenko, blėt, aš matau, kad jam irgi nemalonu. Man irgi žiauriai nemalonu, jo, nes, blėt, pažįstamas, jaunas čiuvas, mano metų čiuvas. Tipo, aš turiu nusirengti, nes kažkas pasakė, kad bomba. Nu gerai, blėt, nusirengiau aš. Paskui nusirengė mantelis, pasimylėjom, tada apsirengė. Žinai, žodžiu, praėjom tą procedūrą. Mus su manteliu paleidžia. Tipo, okei, jūs galite varyti, bet tas bombarmenas, draugelis jūsų, tipo, lieka, žinai. Galit bėgti iki skrydžio, spėsit nubėgti, žinai. Bet jūs nevarysit kaip be draugo. Tipo, kaip ir galim varyti, bet kaip ir lievai varyti be draugelio, nes, žinai, vis tiek tuo metu dar buvo tie laikai, kad kiekvieną centą tu skaičiuoji. Tai metėmės ant hatos, tai 3, dabar, blėt, jis nevaro. Tai mum tai, žinai, kiek išbrangsta kelionė per šitą bombą, blėt, jo. Nu ir karočiui. Ir tada dažnai galvom, ką čia daryti, kaip čia elgtis. Aš prisiminiau, kad reikia pažiūrėti man, kas skrenda, koks kapitonas, žinai. Aš įsijungiu ten programą tą savo, kur mes turim, žinai, ten pasižiūri, kas ten šiandien dirba, pažiūri lietuvis kapitonas, žinai. Aš jau numerį turėjau, aš jam skambinu, karočiui tam kapitonui. Ko Giedrio, žinok, čia, blėt, baisiai šūdo prisimalėms, ko papasakos, kad ateisi lėktuvą, bet jeigu gali, biškai palaikyk lėktuvą ant žemės, nu kažkas, kau ten. Nu sako, gerai, nu maksimum galiu dar 10 minučių palaukti. Nu ir gerai, tada mes tuos visus, kas dirba, davai paleiskit, čia jis durnas, nu matot, nieko nėra, čia tiesiog bandė pajakauti, kaimėtis, bla bla, žodžiu, paleido, mes bėgom, atbėgom į lėktuvą ir laukia mūsų būtent 3 laukia lėktuve, šlapi kaip... Ten šlapi kaip nežinau kas. Paskui papasakau kapitonai tą istoriją, sakom, tai jūs debilai, jūs kas įmyra, nu taip. Sako, tu iš vis dirbi, sakau, jo, bet aš ne prie ko, žinai, ko man gėda, žiauri, čia draugelis, va tokį, įsigalvoja, vis man, žinai. Jo, tai, žinai, neatsakingas už draugelio veiksmą, žinai. Jo, tai va, tokių gali, supranti, visokių dalykų prisidaryti, tai aišku, tas, va, turi būti atsargus, tai gal tas baimės jausmas oro uoste, aš manau, kad visai yra, nu, gal zaibys, gal naudingas. Nu, biškutį jo, tokį leilau, biškutį. Tik nereikia, žinai, va tokio, kur tenai jau tu, blėt, nejudi, žinai, kur ten visur vėluoji, kažkur ten, arba va... Būk normalus žmogus. Jo, tiesiog būk kaip esi čia, tik tai biškai žinau, kad ir taisyklės kitos. Ten, va, kaip, žinai, irgi būna kiti pripisa bais. Skridom irgi va į tą patį, į Barceloną su Vanesa skridom, kažkokie atvarė rusai, karočią. Jau nepraleidžia tų rusų įeiti į lėktuvą, nes tas dėdas vienas pripiso, pavadino tą paną, kuri tikrina pasus ir bilietus, nes paprašė dar kartą šliuchą. O, tai labai normalu. Ta pana sako, tu mane šliuchą pavadinai, viskas. Ir neišskrido. Jų draugeliai dviesi išskrido, snapus nukabinė, tie liko Vilniui. Supranti, čia yra, bet aš... Bet tokia karma. Bet aš, kur aš niekada nesuprantu, nu, kam iš jūs oro uoste hujelint tokiais dalykais. Supras, kad tu esi realiai, kad ir kokią tu turi valdžią, kad ir kiek tu babkių turi, kad ir koks tu čia kurva, gal namie tu gerai grįžęs monsterį ir bobai snukį daužai, tipo. Bet čia ne ta vieta, seniai. Čia ne toj vietai tu skalbi. Čia, tarp net,
ką tu be padarysi, tave supiščia. Nu taip, čia jie visą galę turi tavęs absoliučiai nepraleisti. Taip. Prie lagaminų, žinai, nepraleisti. Taip, apmokestint, į lėktuvą neįleidžinai. Nu, tipo, milijonas yra tų dar sluoksnių, kur tu negali nieko hujelinti. Važiuok ir atsakymą klausimą, dėl ko žmonės būna pamišę, nes jie gal supranta tokius dalykus, žinai, gal, jo, žinai, tu reikia, kad viskas gražiai, tipo, smooth praeitų, žinai, be jokių ten incidentų, kad nieks pirštą šiknon nekištų, žinai, tipo. Galvok, pavadint šliuchą. Moterį, kuri tave čekina. Tu paduodi lagaminą, jau pričekina. By the way. Tarp kitko. Tu šliuchą. Ir paskui jau prie lėktuvo. Ble, tai ko nepraleidžia? Taigi kažtai. Taigi pajokavo, mergaitė, ką tu čia... Jo, tai tokių, kad nebūtų, bet aš prisižiūriu tokių dalykų. Aš nežinau, ar aš traukiu, žinai, istorijas, ar kaip yra. Bet tu trauki. Bet matai, aš turiu tokį dalyką, aš žiauriai mėgstu, man, žinok, mėgstamiausia veikla yra klausyti, ką kiti šneka. Pista, seniai. Taip garsiai žmonės šneka šiais laikais. Mes kažkada nuvarėm su Vanesa ant rooftop, atsisėdom čia Opera House'o, tiesiog tarp kažkokio žmonių tarpo įlindom. Nepiso proto, kem minučių, viens kitam nei žodžio nepratarim. Išgeriam po 2 bokalus alaus, pizdakiai prisiklausėm visko. Ta prasme, tu tiesiog atvarai kaip į spektaklį. Tu sėdi, viens kitą žiūri ir tu renki. Tiesiog atsatai ausį, mes dar taip viens kitam rankai, pak. Va dabar... Tai va klausyk, dabar, tipo, pas mane, įdomiau, į tą pusę. Jo, tai aš tai nežinau, vat gal yra tas jo, kad kai pats ir ieškai ir trauki tų istorijų, tai visokio prisižiūri, bet oro uostai tai tikrai yra žiauriai gera vieta, kur gali irgi daug visokių istorijų surasti. Nu ir paskui, aišku, kelionės. Kelionėse, dabar aš seniai kažkokį naują mes atradę savo, nes irgi esam trendą. Nežinau, ar čia sutapimas ar kas. Man šiaip jokinga, kai žmonės virsta. Man belia kaip jokinga, kai žmonės nukrenta, parvirsta. Tarkim, čia va kažką taisyčiau lempą, piščiau su galva į žemę. Man čia nuostabu. Čia yra pasaulio 8 stebuklas. Ir aš nežinau, kas yra atsitikę. Žiūrėjau, jokinga iš tikrųjų. Mes su Vanesa kiekvienoj šaly matom, kaip kažkas pisa ant dantų. Ten iš to nemeluoju. Bet kodėl? Aš nežinau ir suprantu. Taip norėčiau irgi tai matyti ir atrodo tokia kažkokia dovana, turi žinai užmatyti dalykų. Sen, ir aš visą laiką, žinai, kada atsisuku ir kada pamatau. Kai jau eina blynais. Jo! Ne patį tą procesą, žinai, kur. Bet aš matau, jau kur grinai, jau kur būna tukšti ir, žinai, šitas jau kur. Tu žodžiu, stop, nu, tipo, tą prieš kad. Grinai jo milisekundės iki mirties, kur būna, žinai, likusios. Kur kaušų. Blemba, čia yra pats baisiausias garsas man. Kai kaušų. Kai riešų tą pisą į žemę, tukšt. Tai bet šį kartą, buvo 3 kartai, karoči, buvo 3 kartai, 3 kartus nebuvo to, aš nežinau, žodžiu, pirmas kartas Barcelonai, einam su Vanesa, Barso gatvės slidžios, tenai tos plytelės, blėt, visada belia kaip ten slido, jeigu palieja pizda, ir mes einam, kažką šnekam, ir tiesiog aš jau sukuosi, ir aš matau, nu, grand finalą visiškai, jau tiesiog kaip vyksta pats pisimasis ant žemės, ir tik tai kažkas ir, žinai, nukrito. Bičas su dviračiu vežė kažką maistą. Sriubą. Piso ant priekinių stabdžių. Ratas paslydo, jisai taip, seniai piso, vertės. Viskam, maistai, pizda. Ir supranti, kas... O čia kurjeris? Taip, ir kas supranti, yra tipo gaila, bet ir juokinga, nes tu, kai nematai, nu, kaip viskas įvyko, tu tiesiog dar paskui savo smegeniais prikuria tau, žinai, istorijų visokių. Ir aš, karočiai, pasikelia tą dviratuką, kurva. Ratas, taip seniai. Okei, aš pamatau tą ratą, aš jau Vanesui rodo, jau man yra pizda, pasikelia tą dviratuką. Ir žinai, kur kaip yra, va taip, dviračio rankina, viena ir kita, ta rankina. Tai žinai, kur. Seniai, realiai laiko, tik tai va tas trosas laiko, ta rankina suposi. Iš kubrinės kurvos ribos bėga bičiui. Jisai supranti, žiūri. Bet aš tai čia pinigų duočiau. Ten taip viską, žinai, momentaliai ir jisai toksai lyg kaip ir susipakavo. Dar tas telefonas jam ten nulinko, žinai, kur per centrą būna. Kažką jis pakavo, lyg jisai ir šypsos ir jisai nusivežė tą dviratį. Tuo metu šiaip žiauriai juokinga, bet paskui jo, kai pradėt galvot, jam pizda. Čia bičas, nebuvo? Bičas nusivartė jo per priekį. Jam šiaip čia dar, žinai, tipo, seniai. Kuris įjungia žmogus tau. Žinai, prašė, jokies, atsijokirda įsijungia žmogus. Jo, tu supranti, kad...
Darbas. Pizda, taip. Nežiūrėk, jisai vežė maistą kažkam, jisai supiso kažkieno maistą. Jau jisai gaus pizdino darbo. Taip, jau minusas. Antras dalykas. Ta rankena, jinai net auks, kur kaip driežai uodega, žinai. Ratas nusisukęs. Realiai bičas vienu tokiu dalyku, kuris, debilui yra juokingas. Jisai savo dieną žiauriai susipiso. Jisai dar belia kaip sugadino savo dieną. Bet, pavyzdžiui, bičiai tai jie kažkaip nukrenta, nežinau kodėl, bet aš čia gal taip esu užmatęs, bičiai jie nukrenta, žinai, kur jie gali pist kūliais, žinai, pusę skalpo nukaižinai ir, tipo, jie iškart, žinai, ką darys, jie iškart kelsis ir, žinai, kelsis ir žies. Man tai tas yra atsakt, nes dėl dar biškai gėda būna. Kad, tipo, jeigu daug žmonių ir tu toksai pašaukia, tipo... Supranti, kas ir da iš karto. Zaibys. Ką daro panos, nežinau, 9... Jos nukrenta ir visų pirma, tai labiausiai keisčiausiais būdais jos nukrenta. Ir jos nukrenta man labai negražiai yra, kaip panos krenta. Nu, tiesiog... Žinai, kur tipo negrakščiai, jos tokios šiaip grakščios yra, bet jos taip negrakščiai nukrenta ir jos guli ir žvengia. Jos krenta sen kaip seniai. Jos tipo nėra mobilumo, kur tipo, savisaugos nulis. Kur tu, žinai, ten per petį, kur petį, saltą. Bandai, pasauko, žinai, kažką, tipo. Kur nieko, menkiausias koks nors su tom, žinai, greitai. Ir viskas, žinai, turim, ką turim. Situacija tokia, pabam. Ir viskas, ir guli tada žvengia. Tu stokis. Stokis tiesiog nuo grindų. Nu, taip, gal, žinai, tuo žvengimu numuša tą gėdą skausmą. Taip. Antra istorija, nuvarom po 2 dienų į Madridą. Pana. Einam, taip, mes su Vanesa, bet šita pusė gatvės tvarkinga, žinai. Ten 2 juostos automobilių, kita pusė eina pana tiesiog. Tokia biškė apkūnesnė. Nėra labai, kad būtų jau ten, žinai, išsinešęs, bet tokia, tipo, minkštesnė, žinai. Ir jinai telefonė kažką daro. Ten vėl, aš kažką lyg su Vanesa šnekuosiu, čia einu vat Vanesa, aš ją pasisukęs ir aš matau, irgi jau tik tai, medis, žemyn, ta pana, eidama lygioj vietoj, tiesiog lygių keliu, sugebėjo kažkokiu būdu pisti realiai ant veido. Tiesiog ir taip vertėsi, tada su delnu į tą žemę, brum, sprogo tas delnas, supranti, kažką jinai ten pametė. Nu, kaip tu sakai, tas kritimas, nu, kur tu tiesiog tu eini tiesiai, tu krisi, nu, tai tu... Padėk tą ranką. Ant kelėno, arba žinai, jinai tiesiog realiai taip ir piso, su delnu susprogdino, žinai, tas plyteles, taip. Ir tas garsas, supranti, tą plytas, tokia, blėt, sausa, taukšt, žinai. Tada ten kitoj pusė kažkas ėjo lyg ją ten pakelinė, jinai ten lyg šypsos ir ten, okei. Ten aš vėl žvengiu, kurva, man, tarsi prieš mano akis, manęs man irgi matė tik tai jau tą finalą, visiškai, kur buvo sprogimas delno, žinai. Ir taip toks aš galvoju, sakau, what the fuck, čia mes gal traukim kažkaip, kas čia yra su tom nesąmonėm. Budapeštas dabar. Einam Budapešte, kurva, su manęs ramiai, tokiam, kaip parkelis, ne parkelis, nusipirkom ten tokius bilietus, žodžiu, pasivaikščiot po teritoriją, toks atrodo kaip univerai. Nu, žodžiu, ramu ten, žinai, nieko nėra, mes 2 einam, prieš mus eina 4, 2 močiutės, 2 dėdukai. Seniko. Iš niekur nieko. 5 metrai nuo mūsų. Pirmiausia, pradėkime jau, kad čia yra labai blogai, nes jau tu turi maksimaliai kontroliuotis. Bet ne, tu jau turi būti dalyvis situacijos. Realiai. Tu jau tame, jeigu jiems kažkas nutinka, tu jau tame. Šitą pilnai mačiau visą jau, kaip viskas įvyko. Jau čia nuo pat pradžių iki galo mačiau jo. Ir tiesiog eina jie iš šonų babutės, vienas dėdukas, tas kitas ir šitas dėdukas. Taip, žinau, kas jam atsitiko, kažkokiu būdu, jisai super ninja ten, karoči, kliuvo, vertės per šoną žmogus. Bet žiūrėk, apsauga yra. Piso su alkūnė į žemę, ten jisai išsivartė, tokie mes lyg ir stot, lyg nesuprantu, man aišku, žvengas baisiais, bet jisai žiauriai greit pašoko. Sen, kaip turi sakai, jisai va toksai pukšt, nors ir dėdukas, jisai pakilo. Mes tokie praeinam, ten jį pakėlė, kalbina, matos, kad nepraskirto nieko, žinai, pakėlė, mes praeinam tokie, atsisukom, pažiūrėjom, ar ten viskas gerai. Mane sako, bliamus, ten lyg ir ranką kažką ten pasidarė. Ir viskas. Minutė, pizda man senė, aš nebegaliu. Sakau, stovim pasifotkinti. Ir aš fotkinas grįžėjau už nugaros, tie dėdai ten šnek. Aš myžai kelnes, nu aš negaliu, myžai kelnes, atsisuka aš ten. Dėdas. Jam bintuoja tą rankytę. Aš dar labiau kaip gyvulį. Tu jam taip kažkaip tą rankytę parodė.
Jam tą Zigmas. rankytę parišo kažkaip čia apsuko ir aš Oh my pizda God. viskas man. Ir aš suprantu, kad aš darau labai blogą dalyką. Nu, tipo, taip žvengdamas. Bet jeigu yra jokinga, kaip Bet tu neįmanoma, gali, supranti, jeigu yra jokinga, sulaikyt. kaip tu Nu, neįmanoma susilaikyti, na. Tai aišku. Nu. Ir va tokie tu gali šūdai. turėti jausmus ir juokti. Jo, Viskas nu, tvarkoj, tipo, aš po man to atrodo. jaučiuosi blogai. Aš sakau, aš žinai, sakau, tam dėdukai jaučiu rytoj bus pizda, jis nekils iš lovos. Va, Madridas. Pas juos jau kaulai Va, viskas, jo, Barcelona, šita, ne Barcelona, Budapeštas viena diena ir va viena diena, na, iš savaitės ir viskas, pamatėjau, užteko, pasivartėjau. Gana, važiuok namo. Taip. Žinai, bet tipo, paskui jo yra tie, kad tau gaila to žmogaus, bet šiaip žiauriai jokinga yra. Ne, aš labai sutinku. Labai Da, sutinku. ir Yra aš- labai jokinga, kai žmonės krenta. Aš Žiauriai. dėja, aš tiesiog neatrandu. Ir Maksas tiesiog Tvai nukris jau, jo. tuoj nuo tos dėžės. Tai va, tai mes kažkokį turim dabar, aš nežinau, ar čia supranti bus pastovus reikalas. Ar ne? Labai norėčiau. Nes dabar Marokė, kai buvom, bet buvom keturiesi. Ir visada buvom keturiesi su tėvukais. Tėvukais buvo. Niekas nekrito. Tai vat man įdomu, dabar realiai tikrai esu, man yra azartas ir man yra įdomu, ar mes jo traukiam, tipo, kai esam dviese, ar mes traukiam žmonėm mirtį. Žinai? Nu, tipo, ble. Nu, tipo, ar mes kažkokį pavojų nešam kitiem. O kaip, Aš nežinau. kaip šitą tėvukams Marakešas, Marokas? Blemba, nu jam, biški, neslėpsi man pačiam, buvo... Šokas, ne? Jo, kultūrinis šokas, Man man irgi buvo tas pirma pats buvo. diena, aš atvariau, žinai, pirmiausiai mes atvarėm, aš manau, kas pridėjo labai daug to tokio kultūrinio šoko, sakykim, tai kad buvom nusipysę. Nu, nes tipo, mes 4 ryto, žinai, išvarėm karačią iš čia, skridom iki Varšuvos. Varšuvai ten 3 valandos, nu, okei, paėmėm ten tą business lounge, galvoju, tėvukai niekada nėra buvę, paėmiau, tai pasidėjom, pagėrėm, pavalgėm, žinai, ten tas laikas, okei, praėjo, tada vėl 5 valandos skrydis iš Varšuvos į Marakešą, žinai. Nuskridom, karšta. Pasų kontrolė ten eina, Janach, iš tikrųjų, savo pasų kontrolę, eini per vieną, klausia, ką tu dirbi, kur tu gyveni, ten supranti tokie dalykai, kur jie, nu, tarsi, jie net ne, mama ten sako šunų kirpėjai, jie net nežino, kas ta šunų kirpėjai yra, kur jie patys neapsikirpia, tai Jie kokie ten net neturi dokumentų. Ne, jokių. jie tiesiog jie randam tiesiog klausinėja, Sėdi žinai. ir žiūri, žinai, tipo, Jo, ar jo. praeisi, žinai. Tai va būtent, ir supranti, pavyzdžiui, mes tiem 4 tėvukai nekalba angliškai, ko davai, pisant 4 prie vartų, jeigu kažką klausia, aš atsakau už visus, tipo, ir tada, žinai, Čia žiūri. biškai sudėtingiau, blemba. Jo, tipo, žinai. Nu ir gerai, prieinam prie tų vartų, stojam 4, sakau, duok, mama, tu pirmą paduoda ten, tai gerai, ten esmė tame, kad jeigu dar jie patys angliškai šnekėtų tie, kas tave tikrina, jo, tai tau būtų easy, bet jie patys net nesupranta, ką jie, blėtas, paklausė. Tai kaip jie supras, ką tu sakai? Nu, žodžiu, kažką paklausėte, kur gyveni, žinai, paduodavo bookingą. Čia, sakau, vat mes visi 4, čia gyvenam, tipo, va čia. Kažką ten, okei. Tipo, skrydžio numeris. Va, skau, bilietas. Praskrolinį, visų 4 bilietai. Ten žiūri. Aš ne vieną žmogų apie 10-15 minučių ten tikrina, žinai, kur tipo, what the fuck. Mano eilė, tarkim, aš einu po mamos, kur gyvensi. Nu, čia tu baby, kur aš gyvensiu. Nu, seniai, aš tau ką tik parodžiau, snukį, tarsi, dviesi, jie atsisėdė toj būdelį, ten kažką jie žvengia, žinai, ten jiem pizda. Mes sušutę, valandą laiko stovėm toj supistoj eilė, kad įeidžinai. Nu, karač, tai va tokia procedūra. Tada jau mes tokie sakom, zaipys, praėjom. Nepraėjom, seniai. Kažkur dar yra tokia pati eilė vėl. Vėl būdelės, blet? Būdelės, X-ray, turiu dar kuprinę savo prasiūs, nes jie te patikrina, ką tu į kuprinę vėlėt įsivežė jų šalį. Gal aš dabar nepamenu, ar tai buvo man. Toks šūdas. Esmė tame, kad jeigu ta sistema būtų legit, taip veiktų viskas, būtų zaibys. Nemeluoju. Nu, nei kokiai 10 sekundės dalies iš 1000 žmonių nebuvo pakelta galva tos apsauginės, kuri turėtų žiūrėti ekraną, ką skanuoja. Ragelį, kur Candy Crush'ą daužot. Valandą laiko tu stovės, kad tu kuprinę prasiūstum. Nu, karač, praeinam, supirkė visi, jau užsipysė, jau 10 valandų ten tą dieną plus gauna, žinai, išeinam, gerai, paėmė mūsų vairuotojas, nuvežė į tą Marakešą, mes gyvenom Riadoj, tipo, Medinoje, tam šikšly, nu, tipo, tam vidinė miestė, žinai. Einam, garsai, smarvės. Visi rėkia. Rėkia, motociklais pirdom per kulnis važinėja. Meno kūriniai, seniai. Ten yra meno kūriniai, kaip jie pasidaro dalykus patys, ten iš seno kartono, ten kažkaip apsidengia savo motociklus. Ten, žinai, kas ten koja išmetė be kojos, guli ten smirda. Čia... Koja išmetęs, koja be kojos. Jo, realiai, dar ten guli toks pirštai, kur aš daisau. Šorija, jau tą koją. Tiesiog, kažkoks šalia žalios mėsos, ten, blėt, ožio galva kažkokia, žinai, smirda, dar... Tai va būtent, supranti, ir tu matai tokius, va, kaip tu sakai, blėt, snagu, realiai ten taip ir yra, tu ten, žinai, krapštas ir tu eini toks ir galvoji, tu, na, kur mes čia atlėkėm?
tas praėjimas, visas tu atvažiavim iki tos tavo riados, bybys, baisu. Ir aš toksai dar nesaugiai jaučiuosi, aš nežinau, kaip, žinai, jie reaguoja iš viešės panas. Tai tipo, ten manęs, žinai, paėmęs ir petį vis ten vedi saugai, žiūri, ten nelenda. Ten, jau ten, kur, hey, come on, I help you. Jie ten prišokė prie to, žinai, ten duok aš panešiu, duok pavėsiu. Ten mūsų ta riada 5 metrai, sako, riad, jo, sakau, riad. Here, sakau, jo, žinau, kad čia. Jo, visi pats paėjo 5 metrus su mum, tarsi ne. Prieš snukį ženklas, kur tu va tokia esi atstumų ženklas, kad ta riada, jisai jau prie manęs, maybe something, sakau, nothing, kur. Bet taip, nothing, kurva. Kas neaišku, bet. Ir taip, ir žinai, tas va ta pirma dalis tokia, blemba, aš galvoju, kur mes čia atvarėm, žinai. Baisuma? Tas toksai, kur tu nesigaudai ir čia bus gerai ar nebus gerai. Kvapai, to maistų, žinai, smirda toks. Šiluma dar neprideda biškito to. Ta, žinai, tave dusina ir toksai, galvoju, blet, ar gerai ar negerai atvarėm. Ir aš dabar galvoju, aš su mielu noru, dabar va yra 7 vakaro, aš likčiau čia gulėti lovai. Tipo, niekur neįt šiandien, eit miego, žinai, bet negali, nes atsivežiau tėvukus, žinai, dabar toksai sakyt, kad būtume su Vanesa dviese, tai tikrai būtų, būtume tokie, žinai ką, nusimaudom, einam pagulėti pisau, žinai, niekur neįsim, žinai, o tėvukai vis tiek atvarė, žinai, negali, gerai, varom vakariai miestą, gerai, išlendam į tą miestą. Einam ten kažkur tos pirdos perkulnis važiuoja ten, taip, žinai, realiai, taip, turi eiti vienas, o kitas turi žiūrėti. Ten eismo nėra iš vis, taisyklės kažkokios. Ten iš vis nieko ir toksai, žinai, ir man šiaip pirmą kartą gyvenime, aš turbūt, kaip suvokiau, man, žinok, biški buvo kažkoksai šitas nerimo, rasizmas tai ne pirmą kartą. Rasizmas įsijungęs, toks, žinai, vidinis toks. Ne, su rasizmu tai pas mane kiekvieną dieną, čia viskas sakė, čia ne dėl to, bet tipo, nerimas, žinok, rimtai, aš sėdžiu realiai kažkokiam sėdimės tam restorane ir aš jaučiu kažkoks, kad mane krata biški iš vidaus ir aš toksai, mane ir tokio dalyko, aš niekada nejaučiu, žinai, ir galvoju, čia gal tas nerimas, nes aš dar ir į priekį galvoju, blėt, reikės rytoj vairuoti, eismas čia pizda, ar bus kelionė mums zaibys, ar patiks tėvukom, valgom dabar vakarienę maistas, tą būtent vakar 8 milus šlykštesnio maisto aš per 10 metų nesuragavęs, labai baisu ir aš galvoju, tai kaip čia viskas bus visą tą laiką, žinai, ar čia mums pavyks, žinai, tai toksai kažkoks pradėjo baisiai mane tas nerimas daužyti, ten tą maistą užkandom, užvalgėme, aš tada toksai sakau, žinai, tavai sakau, gal varom namo, palisėsim, sakau, rytoj atsibusim, nes toksai sakau, ir pavargys jaučiuosi visi tokie, ir tokie visi sako, jo, gerai, varom namo, žinai, grįžom namo, užmigom, atsibudau jau kitą rytą, geriau, jau viskas daug geriau. Pagerėjo. Jo, nes jau žinau, kad mes išvarom iš to Marakešo, varom į oro uostą, pasimsim mašiną ir mes ten, žinai, kitur maunam. Ir paskui, žinau, kelionę po Zaibį šiaip. Zaibys? Jo, nes mes varėm, nebuvom tose miestuose, mes varėm, žinai, grinai ten į tolį, į dykumą, žodžiu. Tai tikrai patiko, žmonės, šiaip draugiški visi, niekas iš tikrųjų nelindo, net ir paskui mieste, kai grįžom į tą patį Marakešą, nieks, žinok, nelenda, nesiūlo jokių dalykų. Žinai, gali būti toks dalykas, kad jie mato turisto žvilgsnį. Žinai, gal paskui persimuša, jo. Tavo žvilgsnis paties, žinai, persimuša ir tiesiog pradedi ne taip. Jo. Netoks susigūžė, žinai, būt. Gal dėl to, nes man irgi grinai atrodo, kad pirmom 2 dienom aš irgi buvau. Pirmos 2 dienos tokios atrodo, mes neėmėm ten vairuotojų, čia buvo seniau ir neėmėm vairuotojų ir mes išlipam iš oro uosto ir toks irgi tik išėjom iš oro uosto ir jau taksai tiesiog viens po kito, tipo, ne tik taksai, mašinos, paprastos mašinos tiesiog per pusę yra mafija šitų žmonių. Jo, per pusę suvirintos tos mašinos, atrodo Fordas ir Opelis, žinai, tipo, tiesiog išlipa, ir visi išvilpia, aš, ko jūs norit, mes ramiai einam, tiesiog paprasčiausiai, mes nusprendėm kažkodėl iki savo vietos, tipo, iki savo viešbučio, tiesiog peškom eit. Šiaip ten ir kur paėt, ble. Čia buvo, kur paėt. Mes labai klaidą padarėm. Čia vienas dalykas, nes labai karšta buvo ir su kuprinėm ir su šitą lagaminui jam. Bet ten mes nuvarėm, man atrodo, į turgų. Ir irgi tom pirmom, žinai, toks, aš irgi toks overlipo ten protektai, žinai, visas toks, žinai, tipo, darausi. Ir mes kažkaip einam turgum, einam. Eina moteris su skraiste tokia, žinai. Eina ir taip, žiūrėtų, kas susikūprinus, eina šalia ir aš žiūrėjau, ko čia seka mums, eina kažką, jinai ten pradėjo, prie mano buvusios moters, priejo ir kažką, ir aš galvoju, tu šnekėk, bet tu nelysk.
ir jinai ten kažką paėmė, žiūri, švirkštas rankoj. What the fuck? Sakt, atidarė, tipo, nu, va tai, va, tipo, ranką atidarė ir tą švirkštą, aš už tos rankos šveičiau šitą. Ir aš jau piktas, aš jau galvojau, šersiu. Aš jau galvoju. Šiaip moterų nemušu. Aš šiaip moterų nemušu. Bet aš galėčiau į ką tiesiog nu, tipo, jinai buvo suskara, žinai, aš nemačiau. Nu, tipo, būčiau šeręs. Aš jau, žinai, tipo, aš jau galvoju, nu, nori prinarkašint, žinai, nori jau, nežinau, ten nusvaiginti ar ką ten, žinai. Aš tos rankos šėriau, žinai, nu ir tiesiog, žinai, patraukiau. Mano mergina atsisuka, sako, ką tu čia mėtai tas rankas, sako, tai jinai sušvirkštų, čia Hena daro. Sako, čia Hena daro, čia Hena tatuiruotės daro. O ta, į mane žiūri tokia visą piktą ir jos po smurto jau naina. Tipo, jos dažniausiai jau, tipo, po smurto jau jos savo kelią atranda. Ne gintaro Einikio žmona, kai pasilieka. Taip, ne gintaro Einikio žmona. Yeah. Tai žodžiu, bet turgus ten yra irgi. Bet Henus yra šitą, ne Henus, kur va čia Henus, tai gyvūnai. Hena tatu turbūt jau čia jau. Skemas čia yra, tarpsme, yra Marokė. Čia Marakešė būtent skemas, 3 ir 4 skemai. Tai va šitos tatuiruotės, jos nepasako kainos, tai pačiumpa, uždeda, jau tu ten daraisi, o gerai padaryk, paskui mokam. Kitas skemas yra, jeigu net duok, tai dėjai pažiūrėsi, ble, tie, kur su gyvatėm tipo švilpoja, neduok, tai dėjai... Tu jau pažiūrėjau, tu... Jo, seniai, tarkime, nepasirodė. Tik tai pažiūrėk, tu tam bičiui su dūda, kur groja į akis, draugeliai, atrodo, kad atvaro to duoti pizdai, bet iš tikrųjų atvaro rink pinigų, nes jau tu pažiūrėjai. Aišku, aš nekalbu, neduok, tai ten nufilmuosi tą gyvatę. Ne, tai aš žinojau, aš prisižiūrėjau vidos, aš žinau, kai mes jėjom per tą aikštę, ten aš buvau nuleidęs akis, lyg tarp man pizdai duos, kas, visi. Tai tiesiog tai ne, taip, kaip šuo, žinai, suėda koronamės skaniukus ir grįžti namo ir jau sėdis. Tipo, ne, aš tai va taip pat mes per tą turgus, kau tėvam. Čia nežiūrit, čia groja kažkokiais būgnais jau ateina. Tegul jie groja savo, dažnai tiesiog... Nežiūrėk į būgnus. Mam, į būgną, nežiūrėk. Mam, sakiau, į būgną nežiūrėk. Eini? Jau, mama, žinai. Tai man čia smagu. Ai, čia tėvai. Jo, pėdisas. Jo, tai va, žinai, yra tau skemų, tai yra, kurio... Ypatingai tą aikštį, tipo, tu turi ten į nieką nežiūrėti, nesidaryt, eini savo keliu kraini ir tada tau viskas bus zaibys. Bet yra jo tos vienos, žinai, gyvatės, tie grojimai visokie, paskui ten, beždžionę tau uždedant ant pečių, žinai, pažiūrėk į beždžionę. O ką šveitė tiesiog tą beždžionę? Ne, tai tiesiog reikia net neprieiti prie tokios akimirkos, kad tau jau ją uždės, žinai, nes tau ją uždeda, kai tu bazarini, tau ten nemeta, žinai, iš atstumo tos beždžionės. Kur, kas čia? Jo, tai ten, žinai, turi tu žiūrėtis jau į priekį, tai ten tų skemų. Aš galvoti reikia, atsipalaiduoti neįmanoma, ne? Tipo... Įmanoma, tai paskui, kai mes jau grįžom, žinai, tas paskutinę dieną, prieš paskutinę, tai jau tu matai tuos, kaip tu sakai, turistus, jau tu toksai, žvengi ir matai, eini per tą turgų ir tu matai, kad kažkam jau sėdi beždžionė bities toksai. Sėkmės, nahai. Laimingai. Jo, tai žinai yra, tai tu paskui pats jau toksai eini ir eini, gal kaip ir tu sakai, gal ir mažiau tada joje lenda, nes gal pajaučia nuo tai, jo, kad taip aš nusimeta, jo, kad taip hebra ne... Jo, matai iš akių, žinok, nes aš sakau, aš šiaip labai daug neatsimenu iš Marakešo, nes mes buvom tik Marakešė, man atrodo, nevarėm niekur daugiau, nes tuo metu tiesiog nemokėjom keliauti, žinai. Jeigu mes nuo oro uosto ėjom, tiesiog nusprendėm eiti tiesiog, o, čia faina, nauja šalis pasivaikščiosim. 15 metų pasivaikščiot. Bet iš esmės kažkaip nemokėjom keliauti visiškai, žinai, dabar jau atrodo kitaip darytum ir mačiau, ir tu dykumose ten buvai, žinai, visur ten pralastai, mes matėm turgų. Nu taip. Turgų. Aš nežinau, ką mes 4 ar 5 dienas veikiam. Šiaip, žinok, yra dalykas, kad žmonės, labai nemažai dalis žmonių nemoka keliauti apskritai, nes keliauti mokėti, aš pilnai suprantu juos, aišku, nes keliauti mokėti reikia, nes tu turi, aš tai žiauriai mėgstu, aš nežinau kaip tu, bet aš žiauriai mėgstu, jeigu žinau, kad kažkur keliaujam seniai, aš ten savaitę, 2 sėdžiu kas vakarą, darau researchus, kur skaniai pavalgyti, kur nueiti, kaip ten pasiekti. Tipo, aš žiauriai visą kelionę nuo smulkmenų, aš rašau realiai, Excelį, ne Excelį, o šitą Word failus rašau, kur tipo, kur nueiti, ką padaryti, man žiauriai patinka planuoti. Kaip viskas turi būti, žinai, sudėlioji ir man patinka tas planavimas ir man tos kelionės jos tada, manau, yra lengvos, nes tu tiesiog, tu žinai, kaip veikia sistema, tai žinai, ten nenustebins, kur ten, žinai, kad jeigu lipsi į taksą, kad lipant prieš įlipant į taksą, tu turi suderinti sumą, nes kitą atveju tai išpis. Ne literaliai, ką dar literaliai kažkada, bet, tipo, žinai, tu apgausi, tu tipo prisirenki tokių ir man žiauriai patinka domėtis ir planuoti ir tada labai labai easy yra tau keliauti, kai tu iš visur prisirenki, žinai, informacijos įvairios. Tai faktas, kad dabar, žinai, su patirtim ateina viskas, žinai. Bet aš, pavyzdžiui, šitą dalyką tai skipinu, nes už mane tai daro. Okay. Augustą. Okay. Augustin kažkaip visą laiką, bam, susižiūri kažką
Man užtenka tiesiog pasakyti, jo. Jo, tinka, ne? Ir kažkaip faina. Aš irgi nieko prieš, pasidomėt, pasižiūrėt, žinai, jeigu ten Augusta nedarytų to, daryčiau, bet... Jo, tai jeigu yra, žinai, žmogus, kuris tai daro, tai jo, man, pavyzdžiui, kažkaip pas mus taip slaivo, kad aš darydavau, tai kai ir vienas būdavo, žinai, keliauti, tai vienas ruošies, tai kažkaip taip ir ruošies, žinai. Man šiaip aš mėgstu tokius, kur, tipo, yra konkretus dalykai, kur aš žinau, kad nereik man, kad būtų, žinai, ten grinai minutė į minutę, ką mes veiksim, bet man yra zaiby žinot, kad, tarkim, jeigu va, čia dabar nepavyks mums šitą vietą kažkas, kad galima čia, žinai, tipo, kad saugus variantas. Jo, kad, tipo, pavyzdžiui, jeigu čia užpjausim, 11 paskutinis autas, kad galim ten, žinai, su kažkuo kitu ten parpūžinai kažkas. O tėvam patiko tavo Markas? Jo, jam patiko. Šiaip yra keliavę kažkur, tipo... Mano tėvai yra šitie, tipo, viešbučių keliautojai, kaip aš vadinu. Žinai, tipo, į Turkiją, Graikiją, Ispaniją, jo, visi šitie dalykai. Jie apskritai pradėjo, nes, na, iš viso tuos dalykus net keliauti, žinai, čia gal, nežinau, 4-5 metų atgal, kad nesmenuočiau, bet kažką, žinai, iš tokio. Tai aš žinau, kad jie apskritai jokias tokias kelionės, žinai, ne patys neišvaryti. Tai jiem tai aš jau, tipo, jau daug matęs ir tokių vietų irgi matęs, jau man buvo pakankamai toksai pradžiai tas kultūrinis šokas, nors ten, žinai, ir Bolivija, ir Peru, ir Meksika, ir visur buvęs, kur, tipo, tokie dalykai. Su Orijum tu keliaudavai? Su Orijum mes netiek daug keliavom, tipo, į tokias egzotiškas nevarinėjom, mes esam su Demiku buvę Bolivija ir Peru mėnesį kažkiek gyvenom ten, projektų tokį turėjom, o paskui Meksiką tai su draugeliu patys varėm porą mėnesį ten pagyvent, žinai. Tai aš jau buvau vis tiek matęs tokių dalykų, žinai, bet mane stebino tėvukam, tai aš manau, kad jiem patiko pati kelionė, tai jie žiauriai laimingi ir jie džiaugiasi viskuo, žinai. Bet jiem blemba ten, jiem skarom, jeigu eina. Jo, seniai, jiem įdomu ten, mama, o ta čia prisimuturiavus. Taip, aš žinai, ko ta čia, tik akis matas. Žinai, tokie, jiem tokie, supranti, man juokinga su tėvais yra tas dalykas, nežinau, kaip kitų tėvukai, kai keliaujat, bet mano tėvukai tai yra, kad jiem kažkaip, jiem užkliūna tokie dalykai, kurie gyvenime mums neužkliūtų. Ten, pavyzdžiui, sėdė prie stalo, ten tas stalas padarytas, tipo, iš plytelių, marokietiškas, Marokėje skaldo dažniausiai yra plyta, vienos spalvos, ten, tarkim, mėlynos plytelė, ir tą plytelį jie su rankom išskaldo ten į kokius nors mažus rombus, gėlytės dar kažką. Ir faktas, kad jos yra nelygios. Tiesiog yra plytelė, žinai, ir tiesiog tas stalas gražiai sulipintas, tikrai gražus mozaika. Jo, taip, mama kažką krapšto, žinai. Tos plytelės, tai čia jau taip belia kaip kreivai suklijuotas. Kaip sudėta, žinai. Ir tokių daug, tipo, tokie dalykai, kur tau niekada, tu iš vis net negalvotum apie tokius dalykus, tau niekada neužkimba jie. Tėvukai, jie kitom akim, jie mato kitus dalykus, ten kažkokius. Tėvukai yra netyčia rasistai tokie. Tipo, netyčiniai rašyti, tos juodas kaip čia. O, tas koks juodas. Oi, čia tokių aš tamsių tai nematau. Ir žinai, kur, tipo, jiem tai normalu, žinai, kur atrodo, nieko čia, žinai, žmogus. Tu nepastebėjau to žmogus, o žinai, jiem ten, o, tai tas koks juodas. Ne, tamsiukas ten nuėjo. Taip ir yra, žinai. Bet čia, aš manau, kad tu sakai, tas toks netyčinis kažkoksai, rasizmas, nerasizmas, bet tiesiog, kur gal žmonėm, nematyta tai yra, taip. Ir jiems, supranti, tokie dalykai tiesiog labiau kliūva, kimba, neįsivaizduoja. Taip, kur, žinai, ten apsirišus kara, o ką tu čia apsirišus? Tai karšta, kaip laukia, aš nesuprantu. Jo, tai man net su pirštinėm. Taip karšta. Tai su pirštinėm tokia mergaitė, tipo, uždengus visą kūną, sako, pažiūrėk, tas su pirštinėm, taigi tarpišiai iššūs. Iššunta tarpišiai. Kartai mano mama neiššunta, bet aš ne, jų kultūra tokį 1000 metų, jie taip gyvena. Nuo saulės taip saugosi. Jo, čia, tipo, jiems taip turi būti, žinai. Tai va tokių, tai juokinga buvo, tokių juokingų akimirkų, bet, tėvukai. Niekam nekenkia, nieko blogo nedaro, tarpusiai ten pajuokauja ir kai ten sako, o, žiūrėk, koks tas juodas. Tas mato kažką per tas akis ar ne? Juodas, nerealiai, jisai juodas, taip, nieko blogo nepasakė. Čia pas mus, žinai, Lietuvoje už žodį juodas tai cancelina, žinai. Yra. Taigi su Jeftoku buvo tas. Žinai, kaip čia viskas apie tas keliones nekam ir taip toliau, tai kad aš ir keliavau, kad gimtadienį atšvęs savo, nes niekada, mūsų visų žodžiai, mūsų hebros, kas čia esam studijai, gimtadienis yra lapkričio, mano lapkričio 3, tavo 9, tavo 10. Trys skorpiukai ramiausiai. Taip, visi ir aš hujoviausias mėnesis gimtadienį, jeigu nori turėti smagų laiką, kur žinai, ten kokią ten Vanesa gegužės mėno, visi čia, žinai, jau su maikutė, su sijonuku, tas anas, lapkritis mūsų, kur
kilpa po kaklu. Jo, nusizė, aš tipo to cepelinį, žinai, jo, sėdė. Jo, tai aš ir nusprendžiau, kad reikia varyti kažkur, žinai, pašvęs kitur, nes aš gyvenime nesu šventęs apskritai užsienį. Aš nežinau kaip tu, pavyzdžiui. Aš esu žmogus, kur man gimtadienis šiaip yra, pochu, žinau. Taip, man nėra, kad, čia, pavyzdžiui, ten Vanesa yra, žinai, man gimtadienis čia geriausia metuose diena ever, nes dėmesys tau, tipo, dovanų gauni, smagu, viskas yra su gerai, bet, pavyzdžiui, pas mane, kaip tik man, tipo, man vienintelis dalykas, ko reikia per gimtadienį, tai kad, tipo, būtų, kažkas iš savų žmonių, žinai, šalia ten. Praėjęs mano gimtadienis, pavyzdžiui, aš čia Vilniui pavalgė vakarienę su Mantu, ten su šeimos dalim ir ten taip toliau, tada aš grįžau į Jurbarką pas tėvukus, pasėmiau senelius, tėvukus, nusivežiau irgi ten į kitą restoraną, su jais pavalgė. Ir man čia yra geriausias gimtadienis. Man nereikia ten nei kažkokių didelių, žinai, grandiozinių tūsų, kažkada jo reikėjo. Bet čia gal samžym, aš galvoju, irgi. Aš visiškai, tarsi, man vienintelis dalykas, ko aš labai nemėgstu, tai yra savo gimtadienio. Man čia yra tokia ego šventės, aš neįsivaizduoju, kaip... Tipo, šiaip, kai mes esam tokie, žinai, žmonės, kurie, vis tiek, yra matomi kažkiek, žinai, žinai, tu per apžvalgas, aš ten per juos, per grupę, žinai, tai aš to tiek kažkaip prisiemu, žinai, ir man taip sunku yra. Iš dėmesio pusės, netame esmė mums. Netame esmė visiškai. Ir aš, pavyzdžiui, net... Man rašo sveikinimus, tarkim, sveikina stories, ne? Aš net nepersidalinu tam, kad man nebūtų... Aš mačiau, kad visai mirtina tyla buvo. Aš tiesiog mirėjai. Galvoju, nebebus podcast'o. Tai buvo bičas, tiesiog, net panos nepersidalina nieko, tipo, dingęs bežinios bičas. Bet tik tai tam, kad, o kas man žinok, tiesiog man random Marius parašys, tipo, seniuk su gimtadieniu. Bet arba ten parašys žinutę, žinai, su gimtadieniu. Ką tai reiškia? Žinai, kad pamatė ir, žinai, man tai nieko nereiškia, man vis tiek, aš ko noriu per gimtadienį. Smagu, taip, kad žmogus vis tiek, žinai, pagalvoja apie random žmogus, tipo, faina. Jo, faina, bet man ko reikia, man realiai ko reikia per gimtadienį, visiškas ramybės, aš visą laiką prašau, kad Augusta mane išvežtų kažkur. Tiesiog, vežk mane. Vežk mane kažkur, kad nebūtų jokių ten pasveikinimų, žinai, kad kažkas ryte, žinai, žinai, 8 ryto, žinai, eini mištai. Myži ir ding dong. Kas čia? Ir tambarė, tada jau Eikit jūs naktas. Tipo, turiu bandelių, galiu duoti bandelių. Nepirkau. Tai žodžiu, tai iš esmės, tai man draugai, jeigu parašo, tipo, seniuk, davai, dar 1 metai, dar žiūrėk, laikykis. Viskas, man duoda. Tai tu gimtadienį ir nedarai? Aš nešvenčiu iš vis. Tu apskritai niekada nedarai? Ne. Nes aš, pažiūrėjau, tarkim, šis tai buvo, mes nesutikom su Mantu ir ten su tokiu draugu. Bet šį savaitgalį greičiausiai gal susitiksim, nes vis tiek, žinai, padovaną, pasveikinti, tiesiog, kad ar varysim pavalgyti kažkur, ar pas mus namie, nežinau, ten atsėdė, atsigersim vynelį. Taip, aš vis tiek tokį dalyką darau, nes, čia yra mano artimi žmonės, savas ratas, žinai, tai aš su savais, ten, tėvukai būtinai visą laiką būna, nes su tėvais visus, žinai, dalykus ten darom, seneliai, ten dar kažkas kaip pavyks, žodžiu. Bet aš tokį vis tiek lengvą tokį paminėjimą padarau. Tu padarai, tu atsiskaitai, žodžiu. Tas toks, žinai, ne kiek atsiskaitimas, bet tiesiog, šiaip gera proga smagu jo, nes būna vis rečiau stinkiščiai, bet, tiesiog, bet kažkaip aš tą darau, bet jo, kaip tu sakai irgi, aš už tą esu tokį, kur ramybė, kur geriau ten, gal irgi užpernai, man atrodo, ar pernai išvarėm tiesiog irgi su Vanesa ir su šunim į tokį tipo namelį, prašvęs gimtadienį, dviese ramiai, žinai, paskui kažkada grįžau, susitikau su draugais, su Mantu ten ir taip toliau, žinai. Tai man gimtadienis jis nėra numeris 1 šventė, tikrai. Ir man, pavyzdžiui, man dovanos yra lempinis dalykas. O aš net nežinau, ką, pavyzdžiui, sakyti, tipo, kai darinėjai. Ką nori, kai atidarinėjai? Jo, tipo, ką žmonės tikisi, žinai, ką tu sakysi, tipo, tiesiog tu darai. Bet tau, girdi. Bet tau reikia suvaidinti, tipo, kad tau zaibys. Tau nėra zaibys. Aš, žinai, tipo, aš šiaip kažkaip atrodo, tų emocijų daug neturiu. Šiaip iš savęs neturiu daug emocijų. Nežinau, apie dalykus, kurie man nėra svarbus. Pavyzdžiui, materialūs dalykai, tarkim, nežinau, aš daugiau, žinai, kaip aš savo kamerą upgrade'indamas, aš, tipo, daugiau džiaugsmo, aš, tipo, kažkokį, nežinau, ir man reikia vaidinti, kad, tipo, cool, faina. Dabar, pavyzdžiui, gavau foto čekį, tai tikrai faina. Dabar, gavau foto čekį, nes aš jį išleisiu, nes man, žinau, kad man kamera reikia. Man reikia biški, kaip tau reikia tada vaidinti, kai jeigu darydavau anksčiau tos tokius didesnius gimtadienius, kur, tipo, daug žmonių ir tau, tipo, reikia išskirti. Ir tau reikia
skirtą emociją visiems vienodą, nes tu negali biškai mažiau. Jo, kaip, Karoli, blėt, seniai, ahuienai čia dovana. Ir da, fainai. Gera šita irgi. Blemba naudinga. Jo, tu negali tokių daryti, tai vat man yra situacija. Visą laiką laikyti tą patį pyką, žinai, tipo. Tai... Bet man apskritai, kaip tu sakai, man yra su dovanom, man materialus joks dalykas neatneša absoliučiai jokio džiaugsmo. Man galėtų nepadovanoti niekas jokios dovanos per gimtadienį, nesvarbu tėvai, antra pusė ar dar kažkas, aš net nesureaguočiau, net supykčiau. Man pilnai užtektų, kad tiesiog, tipo, tai man tas pats ir su kalėdom su viskuo, kur ten, žinai, mama ten perka oro gruzdintuoja ten tau dovanų. Nu, mama, 200 eurų, nu nereikia taip daryti. Nusipirksim, žinai. Jo, tipo nereikia, žinai. Žodžiu, tas dovanos svoris ir jos kaina neparodo man asmeniškai, kiek tam žmogus įdomus. Kiti žinau, kad vertina taip dalykus, pas mane to nėra. Jo, tai vat pas mane irgi to nėra, visiškai man, visiškai irgi jokio džiaugsmo neteikia. Man tiesiog, man užtenka, tiesiog pilnai pamaitina mano vidų. Kad prisimena, ir žinai, pavyzdžiui, kad pasako kokį prisiminimą su manim kartu, tarkim, blemba, nu vat, fainai ten arba kažką parašo tiesiog apie mūsų tą bendrą draugystę, žinai, kažkokį įdomų faktą. Taip. Ir dažnai kažkaip pasveikina. Viskas, blemba, nu atrodo daugiau nieko nereikia. Jo, man irgi, sakau, man realiai dabar iš vis geriausia dovana, tai tiesiog, kai nusiveda pavakarniauti kur nors. Pavyzdžiui, ten, žinai, skaniai vakarienė, mėgstu valgyti, mane nusiveda skaniai pavalgom, atsigeriam vynelio. Best, viskas. Taip pat daugiau, žinai, nieko nereikia. Aišku, nu, faktas tai vertintas dovanas dabar, bet ten man Vanesa padovanojo Playstaką per gimtadienį prieš porą metų. Seniai, jau nori, nenori, jau nesidžiaugs, jau nevaidins, kad liūdnas. Ir tada jau prasideda tas mūsų hipokritiškumas. Ne, nu, blėt, Playstakas. Žinai, tipo, žinai, nu, tu gali kažką dovanoti. Realūs daiktai manęs nedžiugina. Bet Playstakas, nu, žinai, sakyk, ką nori, ne? Jo, žinai, ką jau nevaidins, kad liūdnas. Tai jau čia nėra ką ir vaidins, žinai, jau kad tikrai linksmas. Bet tu esi gavęs blogų dovanų, ne? Dabar kažkokių... Nes tu pats užklausai iš tų dalykų ir įdomu, ar esi pats susidūręs su kažko. Tai daug žmonių, beje, jo labai prirašė, tai žiauriai ačiū, kas parašė, tai labai smagu, nes mes visi traukinėsime į savo šitą laidelę tas tokius žmonių interakcijas. Ten virš 200 buvo žinučių, aš atrinkau ten, kaip įmanom, tokias įdomesnės. Aš pats, nes ten buvo labai daug fizinių dovanų, tu paskaitysi prisimyš kelnes ten pizda, bet esmė, kad aš pats fizinės blogos dovanos, aš neatsimenu. Nu, tipo tokios, žinai, kur... Nu, kur, žinai, padovanojom, ten kažkas buvo irgi rašymo, čia ten padovanojom, man ten, blė, ten koinės dar kažką. Nu jo, nėra čia zaibys dovanojom, bet seniai, tau galėjo padovanoti Bibi į burną. Nu taip, nu, tikrai blogiau. Ryte atsigrįžau. Bernas, ta prasme, berniuk su berniuku, nesąmonė čia yra, tai supranti. Nu tai taip, nu, supranti, ką nori pasakyti, to galėjo padovanoti daug kitokių, ten, žinai, padovanoja koinės, nu jo, nefaina dovana, ten padovanoja, nežinau, dovana, kur ten kažkas rašė maisto rinkinį, bet po poros dienų pasibaigė galiojimas. Nu, taip, gaidys dovana. Bet prikolas, taip. Na, bet, žinai, neblogas variantas. Tai mano patirtis yra blogiausia tokia dovana, gal galim sakyti, tai yra, taip pat buvo, tipo, nešvenčiu gimtadienio, visiems pasakiau aplinkui, hebra, nebus jokio gimtadienio, dar tuo metu kaip tik su daug žmonių šiaip bendraudavau, ten didelės hebros, mes daug ten tūstinam, gerdom, žinai, ir nešvenčiu, varau va su pana, varo mes, čia paimam iš Birštono savaitgalį ir gazuojamės į Birštoną, žodžiu. Liko gal 2 dienos iki mano gimtadienio, iki to Birštono, aš jau ten parašau, tipo, tai tuo metiniai ten panai, bet ten kaip gaunas turbūt nelabai pana, gal buvo visgi. Tu jau galėjo, nes jau praėjo tas terminas. Ne, nu, žinai, kaip skorpionas laikysi iki mirties. Ai, nu. Savy šitą, žinai, kažkada vis tiek atsilyginsi, bet šiuo metu... Prišyksi prie durų, žinai, kur sako. Kur sužinoti. Iš niekur, žmogus suaugė, žinai, sako, prišyka prie durų. Įkelia pausą, bet kažkaip prišyka prie durų, toks, gal kažkas. Palaikini storijos. Vienintelis palaikini. Jo, tai, žinai, tai liko porą dienų ir aš sakau, davai, nu, tai tipo, jau čia imsi, žinai, paimti ant tą ar tą ir jau ten kažkaip kažkas, kad ne tą linkme, žinai, viskas sukasi. Kažkaip tą vakarą ten lyg ir toksai, aš ten tiksliai nepamenu smulkinų, bet lyg kažkoks ir toksai gaus kaip ir mini pyktis SMS-ais ar kažkas tokio. Seniai liko diena jau iki to išvažiavimo, aš rašau žinutę, neatrašo, na. Nėra žmogaus. Dingo be žinios, bandau... Užsišiko. Ne kiek užsišiko, tiesiog, supranti, dingo, skambinu nekelia, rašau ne, tas anas ne, tipo jau reikia man pirkti tą Birštoną, nes jau nebebus, nu negaliu pirkti, tipo neperku, viskas.
tą visą dieną, aišku, ten aš dar snarkliais buvau ir toksai, žinai, tokia durnas kažkoks įsisvaigimas, įsimylėjimas, kur, žinai, tais rožiniais sakiniais dar būna, žinai, ten pati pradžia buvo toksai, kur pizdačiai stengiuosi, čia, tipo, kaip čia kažką, ką čia daryti, kaip čia tas, ir aš vis tiek realiai tave žemina, bet tu, tipo, pats toliau atsisėdęs ekskavatorių, kur su to savo per kojas, bl jo, žemės, gilini, lendi kaip įmanoma po tą vėlėną, gėliau dar save, kas žinai. Nu ir žodžiu, rašau, nieko netrašo ir viskas, realiai neapisuproto, taip ir viskas baigėsi. Tu daugiau gyvenime jai neparašė ir jinai tau neprašė? Niekada tarp mane neįvyko, po to kažkada įvyko jo kontaktas, jau ten po N metų, tipo, atsiprašė, sako, aš galvoju, kad tu mane vapšė čia kažkaip prasikėtėm random kaune, kad ten nužudyti mane vapšė norės, ten nekenti manęs ir taip toliau. Nu, taip, neskau, kad nenoriu. Bet, tipo, parašyk kažką, kodėl. Jo, ir spant, ir va taip dingo, ir realiai mane paliko mano gimtadienio dieną ir aš užsiparinau ir, tipo, pasakiau visiems, kad nieko nešvesiu, nieko nevarysiu. Nu, aš seniai, moteris, tik žaislas. Seniai ir aš, tipo, įsimylėjau, nu, tuo metu, žinai, ta emocija tokia ir tau taip, man tokį... Bet tu nerašinėjai po to, tipo? Ne, šitų nebuvo. Ir man tokį įpiso. Nu, ir viskas. Nu, faina dovana. Ir mane, supranti, tokia dovana buvo, tai... Ačiū Dievui, kad Mantelis buvo jau Vilniuje ir jis tiesiog žiauriai greit išgelbė situaciją, suorganizavo, padarė man staigmeną. Suorganizavo kitą paną ir išvarėme į viršų. Aš 100% galvoju, pasakysiu. Aš Dievui, kad Mantelis buvo vietoj, suorganizavo, jis ten numerių turi, privežė vėl. Panašiai tokia buvo. Jo, tai jis organizavo, sakė, žinai, bernus, ten 9 ar 10 bernai hatai patūsino, normaliai padarė, tipo, tokį man gimtadienį, žinai, du žodžiu, brolis išgelbė visą situaciją, ištraukė mane iš to liūdėsio, kad, tipo, neliūdė, žinai. Tai va čia buvo mano tokia tuo metu chujoviausia dovana, bet jinai, nu, ne fizinė, bet gal ir fizinė, nes, blėt, skaudėjo tą širdelį, žinai, aš tau pasakysiu. Aš jaučiu, žinai. Toksai, žinai, nu, kur nezaibėjęs buvo. Tai... Nu, pasižiūrim gal. Galim pažiūrėti, šiaip labai gerų. Nes aš esu klausęs savo sekėjų tiesiog, kadangi man reikėjo filmuoti, žinai, reelsą. Taip, apie Broke Boyfriend. Ta prasme, ten irgi, žinai, ten labai daug įvairiausių prirašė, bet, palauk, kur čia mes turim. Aš galiu vieną iškart šauti, ilgesnė tokia. Sveikas, šiemet man suėjo garbingas 30-metis. Pernai 30 suėjo mano vaikinui, su kuriuo esam ir gyvenam kartu plius minus apie 4 metus. Okay. Aš jam pernai padovanojau geiminimo kėdę, kurią jis taupė, norėjo nusipirkti, padariau max staigmeną. Kėdės kaina nei didelė, nei maža 700 eurų. Jinai padovanojo 700 eurų pernai jam dovaną. Žiauriai buvo gaila pinigų, bet ko nepadarysi dėl mylimo žmogaus. Grįžtam prie to, kad šiemet buvo mano 30-metis. Ir iškėliau belę kokią gerą balių. Nieko per daug fancy, kaime su artimiausiais draugais ir šeima apie 20-30 žmonių, čia vestuvės. Nieko per daug fancy žmogus, tiesiog ramiai, nu, žinai, ramaus. Gerai, mėgom palapinėse, nusileidom ant žemės, viskas gerai. Gėrim tūsnam, kaip priklauso 2 paras. Prie baliaus mano mylimasis neprisidėjo nei cento. Galvoju, jaučiu, nupirko man kokią dovaną brangę ir biškį striuką su pinigėliai šį mėnesį. O nelaukia žmogus, žinai. Taip, seniai. No problem, viltys didelės, žvengo užmetas. Dovanas kartu su draugėm išpakam grįžusios namo. Draugai ir šeima padovano tikrai nuostabių dovanų namams, nes krausimės kaip tik į naują butą, viskas buvo apgalvota, pradedant dulkių siurblių ir užbaigiant naujais peiliais ir panašiai. Atsiplaujus, nėra taip, kad bachūras turi padovanot dovaną tiesiog, nu žinai, ne su visais, o tokį, žinai, kažkaip. Nu, šiaip dažniausiai, pažiūrėjau. Ar jis tiesiog, žinai, kur tipo padėjo be vardo? Bet tai gal bus dovana, supranti, tokia, kurią reikia paslėpti. Žinai, kur tipo gal nesupras, kad mano. Bet aš irgi jo dovanoju, nu, tipo padovanoju. Nu, kažkaip jo. Taip, nu, poro, žinai, Vaikino dovaną pasilikau pabaigai. Maža dėžutė, gražiai labai supakuota, širdis spurda iš laimės, nes galvoju, jo gausi arba auskarus, arba žiedelį kokį nors iš mano mėgstamą gamintoją. O bet tačiau nahui. Jau iš šito galiu supras, kad... O bet tačiau nahui. Atplėšiu popierių ir matau dovanų salą. Oh my God. Ok, galvoju, dar viltis neprarasta. Bet jau šiaip dovanų sala, dovanų sala, tu čia eini akrė. Blės, nenupirkau kamiliai. Skrydį su balionu. Čia pakeli, palauk, čia, ne visą, čia man tiesiog kur pakelia. Kur vinko. Kur ant virvės pakėlė nusileidė, tas anas brangus. Camping. Gerai. Gerai, dovanų sala. O, galvoju, dar viltis neprarasta. Gal kažką žiauriai cool sugalvoja. You wish.
čekis. Jinai taip ir rašo. Supistas čekis už 50 eurų pėdų masažui. Jibanas pėdų masažas, kuomet aš jam tą kėdę siunčiau 2 mėnesius, blet, nes vis neturėjo tos spalvos, kokios jis nori. Gyvenime tokio nusivylus nebuvau. Ai, dar prie čekio ir herpį ant lūpos pirmą kartą. Irgi nuo jo, kurva. Seni, širdingas ačiū, mano mylimasis vyrė. Pajas, pinigų tikrai turi, nes gėrimo setus perka. Man įdomu, ar palieka, ar nepalieka. Tipo, ne, nu taip, mylimas vyras, toliau gyvena, jinai tiesiog apie savo bičą tokią istoriją vynioja. Daug čia kažkas rašo apie dildos. Kažkaip bybų dovanoja daug labai vienas kitam. O ko, vyrai? Dabar čia vyrai panom? Yra kelios žinutės įtrauktos, aš nežinau, kas yra tais guminiais bybiais, bet čia yra kelios žinutės, kur dovanoja guminis bybis. Čia yra, pavyzdžiui, blet. Buvęs bičas turėjo tam tikrų fetišiukų. Ypač apie tas kitas duris. Vis sakydavo, kad dar nepasiruošusi, nenoriu ir nespausk manęs. Bičas spaudė žodžiu anusui. Taigi, įsirauna bičiukas pas mano šeimą į namus per mano gimtadienį. Įsirauna. Taigi, įsirauna naktį. Įsirauna bičiukas pas mano šeimą į namus per mano gimtadienį, visi valio, jau sudainavo ir dainelės, ir dovanėlės prasideda, bla bla, žodžiu. Didžiulė dėžė nuo jo. Bet tik sumurma atidarysi, atidarysi vėliau. Visi draugai ir šeima liepia atidaryti. Nes, jau 7 metus kartu įdomu, kas per dovana ir taip toliau atidarau, o ten analiniai kaiščiai, karoliukai, seksy aprangos, 2 litrai lubrikantų. 2 litrai? Seri, 2 litrai lubrikantų? Kas kurvo mašinai tepalus keis? 2 litrai lubrikantų. Tėčio reakcijos nepasakos. Seni, prie tėvų. Bet jeigu bičiukas ant pekino tokį. Bet bičiukas sako, blėt, vėliau, daryk. Nu, tarsi, Kurva, bet tai 2 litrai lubrikantų. Tarsi, čia yra bambalis, seni. Čia 2 litriniai bambaliai. Nu, tarsi, kas kurva, gal gėrė jį, burnas kalavas. Bet primės prie tėvų va tokį setą. Analiniai kaišiai, karoliukai, seksy aprangos, 2 litrai lubrikanto ir panašiai. Tai čia dar nepabaiga, seni. Galima pulofinti tiesiog tokius dalykus. Nu, kad prikolas, tipo. Nu, tipo, jo, paprikolino, žinai. Arba jūsų dukra man nelabai duoda. Nu jo, gali gal, ištrauk gal ir gali šiaip, bet... Nu, kas toliau? Ai, va, šitas man buvo žiauru, žiūrėk. Gavau fotiką, nu tikrai apsidžiaugiau, žiauriai faina ir pagalvoti, tipo, malonu, kad atkreipė dėmesį, jog fotkinu su savo nuperstu rageliu, nu tipo, žiauriai mėgstu fotografuoti. Deja, atidarius, taip sakykim, galeriją, radau nuotraukų, kurių geriau būčiau nemačius. Gal tai tiesiog draugo pokštas, jog man dovanoja fotiką su savo genitalijų nuotraukomis. Palauk, draugas padovanoja? Čia panai. Panai, bet padovanoja tipo bičas, prifotkinęs savo bybį į fotiką, į galeriją. Seni. Šiaip aš nesuprantu, blė, žmonių, kurie, blė... Tu man pasakai. Bet gerai, jos... Bet dabar tu pirmės čiuvas, kurva. O, blė, šiandien dainutės gimkė, kuo? Blė, dabar taip pat duosim kadrų. Suskūros. Jisai turėjo išpakuoti. Naujas fotikas, jis yra giblėcenį įmautas kaip kūdikio subinėlė. Jisai yra įrengtas, supranti, viską, tą plėvę į viską. Bičas turėjo išpakuoti, nes reikia įdėti dar batarkę. Dar reikia įdėti kortelę, nes šiai fotikai neturi atminties. Taip. Ir tu turi įdėti kortelę tam, kad tu prifotkintum savo bybį. Kad tu prifotkintum savo bybį. Kitas dalykas, jeigu jis prifotkino bybį, tai jis tikriausiai ten, nežinau, pritrynė visko, žinai, ten jau ten iš tuos visus... Dar geriausias, dar seniai geriausias kadrus atrink. Ja. Ble, čia spalva ne visai, nes šviesa netokia, o čia mėlynas koks plėtušas. Ble, čia balansas. Na, čia tas baltos spalva. Tai šiaip, aš iki galo nesupratau žinutės. Čia yra jos bičas ar tiesiog draugelis? Ne, draugelis, tiesiog matyt, gal bičas, kuris, nežinau, hitint norėjo, gal simpatiją. Tiesiog parašęs draugas, padanojo fotiką, prifotkinę savo pimpalo. O primės žmogus tiesiog iš skelbimų paėmė. Žinai, tipo... Ir jie niekada apie tai daugiau nešnekėjo. Nu, čia, jis daug sako. Jo. Bičiukas paėmė iš skelbimų fotiką. Kažkas patrolino, žinai, pasiėmė iš skelbimų fotiką. Nu, tipo, kaip naujas ir taip toliau.
Jis kurva, jai kaip naują padovanoja, nepažiūrėjęs ir jinai visą gyvenimą tiesiog žiūrėjo į jį kaip į kad čia jo bibis. Jo, kad čia jo bibis. Blet, aš sakyčiau, žiūrėk, ir žinok, kai ką reikia patikrinti. Buvo geras pastatyk, pačiais. Pastatyk, ištrauk, parodyk, ne, taip, aš noriu pasižiūrėti. Ble, žiūrėk, čia tokio kadro radau, čia tavo, ne tavo. Bet aš tiesiog manau, ten buvo tiesiog tylus, tas, žinai, tipo kur... Jo, tiesiog kur... Nu, kaip tu... Užkas ir užkas. Žiūrėk, o... Kokią progą tu, nu, savo varpą man dovanoja man fotikę palikai? Šiandien, bet jeigu jisai tai padarė, čia yra labai žiauru. Ne, čia yra krypė, čia jau viskas, čia jau dan. Buvo labai daug, kad dovanoja gyvūnus, ble. Va, čia šiaip yra pizda. Tu esi psichinis ligonis, jeigu tu žmogui, aš žodžiu ir kamerą tiesiai tiem žmonėm, kurie tai daro, jūs esate psichiniai ligoniai, jeigu jūs dovanojat gyvūną kitam žmogui. Mes dovanojus. Nu tai tu psichinis, ne? Žiūrėk, bet aš buvau vaikas. Žiūrėk, aš buvau vaikas. Okay, aš buvau vaikas ir kažkodėl nusprendėm, bet dar, ble, seniai, ne tai, kad aš greitai tokį intervarklį dovanojus. Ne. Kažkodėl nusprendėm katę, tipo, ble, juodą, mažą katę iš prieglaudos. Ble, psichinę katę padovanojus. Seniai, mes, ble, draugeliui. Mes draugeliui Mantui. Jis toks biški gotas toks buvo, žinai, toks, nu, čia gotas toks, žodžiu. Juodukai patinka. Kažkaip galvojam, blėt, jisai kažkaip labai dažnai vienas gyvena, tipo, nu, tipo, jo tėvai išvarė. Ar jis, man atrodo, jau buvo perskrustas vienas, aš nepamenu dabar, kaip ten buvo, bet esmė, kad, blėt, čia, žinai, sugalvojom, ką čia dovanot, davai padovanojom jam katę, žinai, bus draugas. Tuo metu aš dabar galvočiau, dėl bajobas, žmogų gyvūno dovano, čia yra debilizmas. Čia kažkaip mes kaip kūdikis, seniai, nešti į chatą. Bet kažkaip mes tuo metu sugalvojom, kad, blėt, ir mes jam jį padovanojom. O katė, ir jis matosi, kad žmogus, blėt, nenori tos katės, nes jos tikrai, nu, blėt, aš irgi nenorėčiau kažkokios, blėt, random juodos katės, tiesiog, kur tau atneša tokį, žinai, tas kūdas, toks kūnas, ta didelė galva, blėt, išpustom akim, blėt, tau į rankas įteikia, jis, blėt, tik, žinai, kur tos katės, kurios, blėt, įsikimba tau jau, blėt, taip, kur tau širdį, blėt, širdin, blėt, ir tu jos nebetplėši. Bet šiaip, seniai, jis taip šnekas mumis to, kad taip prisikibušia. Tai tu žinai, kad, nu, čia yragi, nu, gyvybė. Tu supranti, kad tau kaip paduoda, kad tu nebus, kad tu, žinai, palauk. Nu, numečiau, blėt. Tu palauk. Esmė. Sen. Po 2 parų rašo mum mantelis. Sako, pasimk nahu tą katę. Negaliu, kaip. Kodėl, nahu? Tipo, katėgi, blėt. Sako, jinai, blėt, klykė, rėkė naktį, sako, jinai neduoda mėgoti, aš jai hujarinu pieną į burną, blėt. Jinai rėkė, sako, pieninė burna visą. Rėkė tiesiog. Pienu, žinai, kur čia ta fina piena, jinai rėkia tiesiog ta katė, blėt. Sako, paimkit nahu tą katę, blėt. Sakau, man tai čia dovana, blėt. Sako, nahu jūs tas tokiam dovana. Blėt. Ir mes dar tokie atvarėm, supykę tą katiną, pasiimt, žinai, tipo, ir pasiėmėm tą katiną. Be, aišku, aš suprantu, kad, blėt, dovanot katę iš prieglaudos, psichinę katę. Jis mums atidavė katę, visas sudraskytas, blėt. Jis visas sudraskytas, mes ją tiesiog nuvežėm ant galą prieglaudą. Viskas tvarko, žinai, taip pasakė, žinai, jau pasakėm, kad sudarniavom ir taip toliau. Bet esmė, kad, nu, aš taip daug... Ir čia buvo pamoka gyvenime, žinai, tipo. Ir tada, jo, tu esi jaunas, tada tu supranti, gyvūnų dovanoti negalima žmonėm, nes tai yra, nu, atsakingas. Tu nebent, žinai, esi 100% garantuot, nu, kur tipo vos nepapraštų, blemba, mes norėtume ten, ką, žinau, kokią nors, blėt, Dobermaną. Nu, taip. Bet ir tai, ta prasme, aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kaip neišsirinkti, nu, žinai, tarkim, yra vada ir tu vis tiek kažkaip tą vieną. Kai tu pamatai, tu turi paimti. Nes čia vat rašė, būtent, pavyzdžiui, žmonės, kur rašė, kažkas, kad dovanojo, esu gavusi dovanų šunį, tiksliau vilkšunį, kurio veislė yra tobuliausiai pritaikyta medžiokliai. Tuo metu gyvename labai sunkiai, 3 su šeima, 1 kambario bute, blėt, ir seniai arklį padovanoja. Kur va, koks tai ligonis turi būti, kad arklį padovanot. Valandą pabuvę šuo sugraužė laidus, distancinį, ir vaiką. Kol teko dovanos atsisakyti ir gražinti dovanotai. Tas šuniukas šiuo metu gyvena laimingą gyvenimą pas vieną iš ūkininkų didžiulę teritoriją, bla 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 bla. Ir taip parašė kažkas, kad ten triušį kažkokį dovanoja, kad dar kažką. Jokio gyvūno negalima jokiais būdais. Jeigu tas žmogus
koks nors žmogus atneša jums gyvūną, jūs tą žmogų už parankės į santariškės nuveškit arba artimiausią kliniką, kur pas jūs yra, ir peršviesit galvytę. Tiesiog į magnetinį paguldykit, pažiūrėkit. Man reikėjo peršviesti. Jo, pasižiūrėkit, kas ten yra. Galit nenuim grandinėlių, tegul pasismagit tą magnetinėmis, kursto savo mintim. Na, taip, negalim dovanoti tokių dalykų. Čia yra baisu. Nes tu dovanoji gyvybę ir tu dovanoji bele kokią atsakomybę, tiesiog naštą žmogui. Jeigu pats žmogus, nu, taip, visi mes... Bet niekada net neužsiminęs, jeigu žmogus būtų, žinai. Nu, aš nežinau, nebent tu gyveni ten su tėvais, žinai, aš nežinau, tipo, gyveni su tėvais ir ten tėvas prarado ten šunį ar kažką, aš matau tos tik tokią video, žinai, kur, tipo, jam po to vėl padovanoja. Jeigu jisai turėjo jau gyvūną ir, tipo, jam update padarai, atnauja iPhone, atnaujini šunį, žinai, nes kits jau išėjo, ar ten kažką, tai tada jo, make sense. Jau brisiukas, jau pelenukais išėjo. Jo, bet kai tu, tipo, žinai, random sugalvoji atnešt, tai aš neįsivaizduoju. Nedovana, bet palinkėjimas. Sveikinu su gimtadieniu, linkiu numest svorio. Čia 7 metų vaikas galėtų taip parašyti, žinai. Bet čia bombinis. Nes vaikai neturi filtro. Tai sakyk, ką nori, bet čia bombinis yra. Nedovana, bet palinkėjimas. Sveikinu, linkiu numest svorio. Man tokį vyniotų, žinok. Nu, kurva, šiaip skaudėtų širdelę. Ta prasme, čia giliai eitų. Jo, skaudėtų širdelę susimai. Gal padėtų. Nu, tipo, nes tada galėtum... Ble, jaučiu, žinok, yra kažkas. Ne, aš daugiau su žmogum nebendraučiau. Ne, su tuo žmogum tai faktas, ne, jau čia ačiū. Savo kažkokias išvadas pasidarai. Bet eitų gėlė, kaip tu sakai, jo, lystų gėlė iš ir tikrai pizačiai yra, nes, nu, šitas o labai baisus. Savo gimtadienio progą atvariau šašlykų pas tetulę. Spėjom tik pasisveikint ir ją ištiko insultas ir numirė. Eik tu nahu, va šitas yra pizda. Ne, tu primesk. Tavo pirmiausia gimtadienis jau... Šiaip norėčiau pamatyti, kai žmonės miršta. Visų pirma. Nu jo, manau, nemalonė. Nu, vaizdas nėra geriausias, kaip sukrenta prieš tave žmogus. Stukt. Ne, bet tu primesk tavo gimtadienis. Tu atvariai švęsti. Tu žinai, kad, tai gerai švęsti, kad tu šašlo trauksi per dantis, žinai, tipo. Na, bet jeigu dar ta teta artima, jeigu iš tikrųjų žmogus ir tau prieš tai sukrenta žmogus per tavo gimtadienį. Tai tipo, šiaip yra jau dalykas, kad visada tavo gimtadienis tau primins, kad žmogus, tą dieną mirė žmogus. Ta diena mirė, jo. Tu realiai jūs švęs, blet, kaip čia pasakyti, nešvęs? Va dabar čia, šitas paskas kažkieno gimtadienis būna lapkričio 1, kaip ir visų mirusių šventų, tai jo vėlinės, bet tavo gimtadienis. Mes praslydom biški. Mes jo prašokom, bet tai va čia, žinai, irgi čia mirė tau prieš tavo akis, tavo teta skrito. Pizda, čia šiaip yra baisus dalykas. Nu, bet neslėpkim, juokinga irgi biški yra. Nu, tu dabar bandai vaidinti šventą. Tau yra juokinga, nes man yra juokinga, kad tu atvarėjai šašlų ir tavo teta pakrito. Tipo, čia yra žoskai nejuokinga, bet tai yra, blet, juokinga. Supranti, va, čia yra tas antiek nejuokinga. Blet, juokinga. Tikrai juokinga, kad, nu, va, jeigu nebūtų žodžio šašlai, gal... Bet aš dabar dar prisiminiau kitą istoriją su apetitu. Buvo, tai va čia ta pati tema, kur, tipo, šiaip nejuokinga, bet, nu, aišku, bet ne. Bet mes turėsim turėti rubriką šiaip nejuokinga, bet juokinga. Tai apetitas buvo prieš mus, Jurbarke, prieš tėvus per upelį gyveno toksai, flecen, čia tiesiog, nu, čia žiauriai juokinga, čia tobula istorija. Gyvena storas bičas. Bele kaip storas bičas, apetitas jisai. Jo pravardė yra apetitas. Nes jis ir dachuja storas, ir jis dachuja. Ne. Ir jis dachuja valgo. Taip. Žodžiu, apetitas su savo, kaip klasika, yra bele kaip storas dėdė ir yra bele kaip kūdas draugelis. Geria jie. Geria. Žmona tuo metu ant pečiaus, kačigarina silidžius cepagus, tuos krakmolinis, žinai, kur silidus. Karoči, tie geria. Apetitas sako, tarkim ten, Daiva, duok nahui cepeliną ir jį cielą, nekramtės, drąsiai nueina į skrandį tikrai. Krašto, blėt, visą. Norėjau cepeliną nekramdės, slidus cepelinas, nes jie ten, karočiui, susiginčina prie stalo, kad čia neina tai padaryti. Kad apetitas įliurlins cepeliną vieną. Be problemų įpis cepaką gilin. Okay. Sako, nu gerai, karočiui, sen. Tas apetitas cepelinuką šmaukšt, cepelinas karštas, prilipa nahui prie stemplės. Ai, blėtės, krakmolinis, žinai, kur tipo jau tu neprakramdė. Jisai pridegė tiesiog prie viso kūro, prie viso šito tako gilin, prikepė, pridegė. Cepelinas, karočią, apetitas ant žemės, tipo jau parkrido ten, nu tiesiog žmogus negali kaip padūsta, tada žodžiu bandė jam su pirštais. Man sakai, kad tu įvadini apetitų tiesiog. Tai, nu nesitą, aš jau vardą nežinau. Apetitas tiesiog. Jo, sen, bet tai ir yra tas juokingumas, kad viskas prantusi ir tu bandė jam pirštais iškrapšyti tą cepaką. Kažkiek biški pasiekė, bet ne iki galo. Ir tada paguldė ant nugaros ir tas draugelis, kadangi buvo labai kūdas, jis negalėjo paspausti jam. Tas draugelis šokinėjo
Jam ant krūtinės lastos, na. Ir apetitas mirė. Eik tu nahu, tiesiog tu iškart. Jo, jis užduso. Šokinėjo ant lastos. Ir užduso apetitas. Užspringo apetitas cepelinų. Žodžiu, atvarė medikai, atvarė policija, nes tipo tas gaunas, kad kaip ir praktiškai nužudė draugelį, bet nu tipo kaip ir ne. Tai dar medikai ištyrė, kad jisai bešokinėdamas sulaužė du šonkaulius apetitą ir plautį dar Na, už to apetito reikėjo taip dirbti. Leisk jam oriai. Seniai, bet tuo cepelinu jau... Bet tai pažiūrėk, ant kiek vat yra sudėta visa istorija nuo pravardės iki mirties. Šokinėjimų, sulaužimo, plaučių pradūrimo, ten paskui dar tą bičą kamantinėjo, kaip čia kas buvo, dar ten sėdėjo porą parų mižaliniai, nes, nu, tipo, nes jisai kaip ir gauna, žinai, kad... Nu, tipo, ale kažką prisidėjo, bet išrišo, kad išgelbė. Tipo, jis bandė, kad gelbė. Su to viskas tvarkoja, bet jis kurva karštų cepakų. Jisai sugalvoja. Tu tik iš bliūdo paimi cepaką. Taigi čia 1-2 priekė prie tos templės. Viskas, na, kad čia styro tas cepakas. Aš ne, matau, man čia yra, aš tiesiog įsivaizduoju, bet čia vat ir yra, kad gabalas cepako prikėpė. Čia taip įsižioji, galas, kurva išlindas, nu pirmės. Bet čia yra juokinga, bet va čia yra nejuokinga. Net yra biškai nejuokinga, nes tai yra žmogaus mirtis ir tai yra, nu šiaip, kiekviena gyvybė yra labai svarbi. Ar biškai juokinga? Ir labai juokinga. Ir kaip man laviruoti tarp žemės ir vandens. Ne, žmonės šiaip yra keisti. Pradėjom nuo to, kad oro uostose yra keistuoliai, blėt, visi ir gyvena keistai. Tai lygiai taip pat yra blemba ir su žmonėm iš tikrųjų tiesiog ant žemės. Ten pas mus iš, pavyzdžiui, kaime, aš ten tokią istoriją žinau, kur tipo vyras vyko ant žmonos. Pusę galvos nusikėlė. Žmona pradėjo bėgti, karočią į laukus, nes ten kažkas įsipykoja, tas pisą į traktorių, pasivėjus su traktorium, pervažiavo, sulaužė bėkos per kelienas traktorių, na, pasivėjus. Ten. Ir basic. Ir tėvukai pasako tokius dalykus visiškai basic, kur tipo... Pasivijo, žinai. Sėdėjant. Kas? Moterytė, dar viena istorija, moterytė tokia neįgali, tipo nevaldo viso... Seniai. Iš kur tu, blėt? Man dabar atsirišo, man... Tau atsirišo, kai liko 10 minučių. Ne, 8 minutės, viskas. Davai, a tu matai? Liko, man iš Jurbarko dabar grįžta, supranti, pajudinam biškį. Pajudinai iš išų lizdą, blėt. Neįgali moterytė, nevalinai, tipo... Čia irgi kur nejuokinga, bet juokinga. Nevaldė viso kūno, gulėjo lovai, grįžo žentas namo, priliurlinę subinę pilnai, bet norėjo pasigerinti uošienį sen. Ateit pašnekėt. Atėjo prie jos jisai, atsisėdo ant sofos. Taip, bet atsisėdo jai ant kelėnų. Ir kojos taip piso į antrą pusę. Blet, perlūžo kelienos. Perlūžo kelienai moters, kuri nevaldo kojų. Jisai nepajuto, aišku, to. Aik tu, na. Jisai irgi nelabai suprato senį. Bet jisai tiesiog žmogui sulaužė, blet, per saną ir per kelieną, ta prasme. Yep. Ir primesk. Ir tėva mums kaip pasaka atsimen, tai mes mantelių voskelių neprisimyžom, nu, nes mes darom mažesni, tai išvižnai, nu taip, dar nėra tos kontrolės savo tokias. Pati, tu realiai atėjai pasigerinti santykius pas uošvienę, bet atsisėdai jo ant makaronų ir sulaužė tiesiog kelienus į antrą pusę ir žmogui, kuris nevaldo kojų, žiauriai ilgai. Kaip pagalvoji, jeigu jisai sėdusi ir tipo... Palauk. Let me finish. Jisai sėdusi realiai. Taip. Tai ir jam tos kojos taip išlūžo? Ne, nu, kaip atrama gavosi apnugarį. Ne, matai, ne. Jinai gulėjo, va taip, kaip čia yra sofa, tiesiai gulėjo, o jisai atėjo tiesiog, jisai va taip atėjo iš šono, prisėdo. Ai, jisai tiesiog, taip, jisai prisėdo ant sofkės, normaliai. Jis nepajutė, tipo, ir gaunas, kad, žinai, biškį ten. Žinai, ten būna makaroniukai tokie, žinai, Tai va tokia. Va aš tokių istorijų iš Jurbarko turiu. Ir dar yra jų daugiau, bet gal jas aš paliksim. Palikim kitam kartui, nes šitas kartas gavosi toks, manau, pažintinis labai geras. Toks, nu, tiesiog pradėt
visam šitam. Jo, ir mes turim iš tikrųjų labai daug dar čia likusių tų žinučių apie tas dovanas. Tai aš manau, kad mes tas žinutės galėsim... Mes ir žinučių turim, ir temų turim. Paskaityti. Šiaip idėjų yra netgi ir su skambučiais, ir su visko, ir ten žodžiu, nu, visko yra. Matysim tą kartą. Bet žodžiu, rezime, kad žmonės yra visur keisti. Mes juokiamės iš labai blogų dalykų ir manau, kad... Bet pasakykit, ar čia tipo, nu, ar normalu yra, tipo, žinot, kad tikrai negalima juoktis, arba žinot, kad ir užjausti ir turėti sielą tam. Čia ne visada juokingiausi. Bet jeigu yra juokinga... Visada juokingiausi dalykai, kai tu negali iš to juoktis. Mūsų su manteliu nekartą mama yra nuo stalo, net nuvėjus, aš valgiau ant tualeto atsisėdęs namie, nes mes tiek žvengiam virtuvėj prie stalo, kad negalim valgyti ir tiesiog mūsų bausmės būdavo pisa viens kur nors ant tūliuko atsisėdęs valgyti su lėkšte ir tu tiesiog sėdi virtuvėj, tu laikaisi ir tu girdi tūlikę per uždarytas duris. Ten, žinai, myža ir viskas neįmanoma. Laidotuvėse mes pastoji žvengiam irgi. Man šis pizda, koma yra ten. Nu, tarpsme, bet tokie dalykai, jie visada kažkaip iššaukia. Gal čia tas, žinai, tik tai, kad negali to daryti ir tau norisi daryti čia taip reikia viskas. Nu, bet laidotuvės jo, aš sutinku, yra ir pas mane buvo įvairiausių momentų. Galėsim šitą papačiapėti tada. Tai va? Davai.